į mūsų studiją. Sveiki, sugrįžę namo. Labukas visiems, tai tradiciškai į mūsų skrandį, į jūsų sveikatą, taip pijokai sako. Cheers. Nu, pijokėlės. Cheers. Nu. Nu, tai kas gero, kaip ką? Nuveikit, ruošiatės kalėdam, laukėt, nelaukėt? Jo, laukiu. Kaip gal, kas gali nelaukti kalėdų? Yra žmonės nelaukia. Mano vaikai, pavyzdžiui, labiau laukia vietų. O jo tararai, žinok, tai kokia čia, tu pasakysiu, lapkričio 1, įsivaizduok, dirbu lapkričio 1, visą dieną dirbau, pareinu namo, bled, eglutė stovi. Mano mergo, žinai, atostogos jam, surprise! Sakau, jūs išprotėjot, sakau, tik davai tą eglutę išsitingo, žinai, nori, sakau, tempkitės į savo kambarį. Čia man, sakau, nestovės jokios dar eglės, dar smarkiai per anksti, žinai. Aš ne tas žmogus, kur man anksti, man kuo vėliau, to geriau. Aš ir stengiuosi visą laiką šiaip iki kokio gruodžio taip išsilaikyti, nu jau dabar ir kaip ir gruodis, tai jau kaip ir prasideda, ne, bet... Jo, nes aš kalėdą šiaip labai intensyviai išgyvenu, žinai, iš tikrųjų intensyviai išgyvenu, aš jas išjaučiu. Aš klausau kalėdinę muziką, aš apsiverkiu iš laimės daug kartų, man labai primena visokių gražių dalykų, aš labai jas taip stipriai gyvenu. Tai, aš kažkur čia per... Mačiau per kažkokias per žinias ar per kur, tai kad jis sakė, kad kalėdos yra... Mūsų stresas yra skaičiuojamas taškais pasirodo, ne? Tai tam, pavyzdžiui, jeigu miršta tavo antra pusė, tu gauni 100 taškų, ne? Tai kalėdos irgi duoda ten, neatsimenu, ar 50 tų taškų, tai tu įsivaizduok, ant kiek žmonėms yra streso per tas kalėdas. Bet kitiems. Bet tai žmonės pasidaro tau tą stresą. Man tai kalėdos yra toks džiaugsmas. Tiek, atrodo, tu būni namuose, žiūri tas dekoracijas, ruoši tas dovanas, bėgi tas parduotuvės, pamiršai, davai tu nuvažiuok ten, aš paimsiu tą. Man tai čia yra, man yra džiaugsmas. O man kalėdos turbūt dėl to, kad yra žiauriai daug darbo turiu prieš kalėdas, ne, ir aš vis laiką taip juokauju, kad kirpėjos ir, nu, visi tokie makiažistės visokios, ne, prieš kalėdos kaip Palangos verslininkai, ne. Vasarą. Per sezoną turiu uždirbti, nes paskui sausį tai pirštą čiulpsi, ne, visą laiką daug mažiau to darbo, ne, ir galimybė uždirbti ir dirbi. Tai aš kalėdų labai laukiu todėl, kad aš vis laiką 24 dirbu, nebent tai yra sekmadienis, laukiu tam, kad aš tiesiog galėčiau nieko nedaryti. Man toks, aš negaminu, aš nieko nedarau. O tai kaip fainai, kiekvienas randa savo tą mylę. Ir dar kalėdų, man irgi, kaip tu ir sakai, Gintarė, kad man kalėdos turi būti jausmas, ne, aš turiu jausti. Ir aš kalėdas jaučiu tikrai ne kasmet. Daug žmonių irgi sako, ne kasmet. Man būna, šiemet... Margos, mūsų kitas podcastas apie kalėdas. Jo. Nes jau užveda. Jau kalėdų dvasia. Užveda. Tai va, man šiemet yra kalėdų nuotaika. Šiemet aš jaučiu, kad man viskas okei, kad tikrai pasipuošim tą eglutę, kur buvo papuošta. Vėl papuošinsi į vaizdą. Jo. Nu, bet kalėdinės laidos laukite prieš pat kalėdas. Išeis mūsų kalėdinė laida, ten gal ir daugiau pašnekėsime apie... Kita laida gal bus tokia, žinai, laisvo stiliaus, tokia smagi, paprasta, ne, tikiuosi šilta. Aš turiu jums staigmeną, kur turiu pasakyti apie šį podcastą. Eik tu savo, man labai patinka staigmenas. Jo. Jeigu geros. Šiandien jau antras staigmena. Šiandien jau antras staigmena. Tai einu to atnešiu yra, bet... Eik tu savo. Palauk, atnešiu. Tai va, tai čia yra Gintariai, Džaneta yra ir Rida, aš nežinau, kas čia yra. Ačiū. Bet jeigu žinot, tikrai žinot, nes jau apie tai šnekėjom, yra, žinot... O, faina kaip. Ačiū. Žinot, Brigitos knygų klubą, Facebooko puslapį. Tai Brigita mums atsiuntė šitas dovanas, sakė, jums nesakyti, nes aš turėjau, aišku, duoti adresą. Kaip fainai. Ačiū labai, Brigita, žiauriai faina. O mums reikia išpakuoti? Nežinau, kaip norit, jinai nesakė, tiesiog sako, kadangi esu, sako, jūsų nuolatiniai žiūrėtojai, man labai patinka, labai įdomu, viską pasakojat. Sako, mažas dovanėlis stiprina draugystę, tai Brigita labai nuoširdus ačiū ir tikrai labai džiaugiuosi, net nesvarbu iš tikrųjų, kas čia yra, vien tai, kad tu žinai, kad žmogus apie tave pagalvojo. Pažiūrėk, suorganizuota, supakuota, smailas, vardas, viskas. Tai gerai, tai aš taip suprantu, tu turi kažką dar daugiau pasakyti. Tai mes vis tiek ar taip norėjom pašnekėti apie Brigitos apie Brigitos tą knygų klubą, nes Brigita nori padovanoti mūsų vienam žiūrovui dovaną.
pirmas mūsų dovanas. Ačiū labai, ačiū. Tai mes gavom dovanėlį už tai tiesiog, kad darom podcastą. Ir tai turbūt bus mūsų pirma dovana žiūrovui. Bus, kada išeina podcastas, ten gal porą savaičių prieš Kalėdas. Tai Brigita nesakė, kokia bus ta dovana, tai kaip ir mums staigmena, tai žiūrovai bus staigmena. Tai tiesiog mums reikia sugalvoti, kaip išrinkti tą žiūrovą. Aš galvoju tiesiog paprastu būdu dalinti, subscribinti mūsų podcastą ir mes išrinksim tiesiog... Jo, jeigu, pavyzdžiui, gali būti taip, kad jeigu jau jūs subscribinate, tai jums reikės ant savo sienos pasidalinti mūsų podcasto nuorodą, ir užtaginti emigrantas, kad mes užrašytume, kad jūs pasidalinat ir dalyvaujat. Bet tai šitą podcastą, kalbam šitą podcastą, jo. Šitą. Žodžiu, tai kai išeis šitas podcastas, norim, kad mes pasidalinsim ant savo sienos emigrančių puslapyje. Būtinai jį pasidalinkite, subscribinkite. Pašėrinkite, subscribinkite, jeigu dar nesubscribinate. Jo, ir būtinai šitam poste pažymėkite, užtaginkite emigrantės NI. Kad mes matytumėm, kad jūs tai padarėt. Ir vienam burtų keliu ištrauksim, padovanosim Brigitos dovanėlę. Brigita padovanos dovanėlę, taip. Super, ačiū labai. Labai džiaugiuosi. O kada išrinksim, sakykime, gruodžio kokią 23 galima, ne? Pavyzdžiui, išrinkti laimėti ir greitai. Jo, prieš Kalėdas. Prieš Kalėdas. Vieną nufilmuos ir mes. tą ratą kaip... Jo, kai man atrodo, išleisim podcastą, ant savo sienos parašysim, iki kada galioja. Kada yra ta deadline, ta mirties linija. O pavyzdžiui, kiek Brigita buvo parašius aprašymą, bet taip įdomiai, jos tas knygų klubas yra pats didžiausias, jinai turi ten tų belenkiek. Pats didžiausias kur? Facebook'e tas knygų klubas, jinai dabar, pavyzdžiui, turi naujas knygas, kaip to Matthew Perry, kur mirė iš draugų. Tai, pavyzdžiui, jo knygas jinai turi, kur nėra knygynus Lietuvoje pirkti, o jinai jas turi. Šaunuolė, bet aš mėgstu knygas, taip myliu knygas. Aš jos irgi, kai buvau Amerikoje, irgi dar vieną jos nusipirkau knygą irgi atsiuntė. O kokią pirkai? Būtinai pažiūrėjau. Dabar pirkau, man atrodo, vadinasi, ar... Emigrantai ar braškės virsta Ferrariais, kažkokio emigranto tipo istorija. Įdomu pažiūrėti. O šiaip kokias mėgstat skaityti knygas? Aš mėgstu turbūt skaityti, kur būtų apie gyvenimo prasme kažkas, bet su istorija. Tokį, pavyzdžiui, kaip alchemikas. Kur vyksta žmogus, eina kažką daro, bet ten yra paslėpta mintis, kad tu supranti kažkokią tai esmę gyvenimo. Arba mėgstu detektyvus, bet jeigu labai įdomu. Aš labai šiaip, tokių knygų labai norėčiau. Tai mano visos knygos yra iš Brigitos. Ir tas Dostojevskio, tas nusikaltimas bausmė, kur pirkau, visos knygos iš Brigitos, nes Brigita atsiuntė tas knygas, bet ta knyga įpakuota. Gauni tą bookmarką, gauni saldainiuką, kokį prideda. Atrodo, kaip tu gauni kalėdinę dovaną šios. Labai faina. Kokias tu? Tai aš labai norėčiau turėti laiką tokiam knygom, kaip tu skaitai, ir aš visą laiką turiu jas mintyse, kad būtinai reiks perskaityti, bet visą laiką skaitau tik tais visokiais saviugdos knygas, nes man gaunas, kad kažkokia nauja išeina ir aš ten kokie 10 atominių įpročių ir aš, oi, būtinai šito reikia. Ten kokia Hell's Week, žinai, oi, būtinai šito reikia. Ir gaunas, kad aš visą laiką skaitau naudingas savirealizacijos visokias tokias knygas. Kaip mano viena draugė sako apie knygas, kai šnekam, tai sako, nu jo, tararai, tos būtent saviugdos knygos, ne visos. Tai kad ten viskas viens ir tas pats. Bet man tai, pavyzdžiui, irgi... Kai kurios, bet ne visos. Bet man atrodo, kad iš tikrųjų, ką tu toj knygui matai, tai tau tas ir kartojas, nusprantė, ne? Mintis, vis tiek, kad ir kaip ten bebūtų, vis tiek visos tos saviugdos knygos, jos iš tikrųjų yra mintis, tai ta pati. Taip, kaip saviugda. Taip, saviugda. Išeiti iš komforto zonos, padaryti tą, padaryti aną, ir visos jos yra tokios, ne? O šiaip tai aš tai mėgstu pamaišyti knygas, aš galiu skaityti nuo romanų ir istorinių ir visokių tokių man. Dabar draugė žadėjo atnešti, žinau, kad žiūri, tai atnešk man, esi skoloj, esi paviešinta Renata. Žadėjo atnešti Petro imperatorę, ne, tai labai noriu paskaityti. Girdėti labai. Labai, yra ten ką skaityti, istorijos šiaip labai įdomios, ne, tokios. Tai vat. Tai aš, pavyzdžiui, šiais metais esu susidėjusi tas knygas, vienam atrodo yra tik tai dovanota. Atsiprašau, o jums patinka gauti dovanų knygas? Patinka, bet...
Aš esu gavus, matot, vėl, aš turiu vieną dalyką, aš negaliu pakęsti nuo vaikystės, neskaitau, negaliu pakęsti, pas didžiausias bullshitas sorry, romanų negaliu pakęsti, negaliu net skaityti, vemti verčia meilę, saldi kažkokia nesąmonė. Man irgi. Atrodo, laiko įsimylėję kokioje atostogų, man viskas ragas. Ir aš esu gavus knygų romanų. Aš nemėgstu gauti romaną, nes aš jų tikrai neskaitysiu. Man aš norėjau sakyti irgi, iš Brigitos to knygų klubai net dar yra, man atrodo, įsteigusi atskirą porą tų grupių, kur tu gali dėti savo knygas parduoti, nes tu perskaitai, įdėti, žinai, kad... O jūs kaupėt knygas? Aš tai kaupiu. Aš irgi, blemba. Pavyzdžiui, šiais metais, ar praeitų metų prieš Kalėdą mano buvo New Year's Resolution 2, vienas iš jų buvo apie tas knygas. Tai aš iš Brigitos prisipirkau belenkiek ten tų knygų, galvojau perskaitysiu mėnesį po vieną knygą, bent 12 knygų per šiais metais. Tai man su to Dostojevskis sukniso 3 mėnesius viską, bet jau lygų grįžtų tą. Bet esu visas knygas susidėjusi iš eilės, žinai, kurią skaitysiu. Man taip neveikia. Ir gavau vieną knygą iš draugės ir jinai nėra mano, kad būtų mėgstamiausia. Tai, ir dugna eina. Tai aš nežinau, išeis kokią kitą knygą, aš atrodo, aš norėsiu labiau, įdėsiu ją į tarpą, žinai. Šiaip tai jo įdomu. Nes sunku žiauriai, jeigu tu nežinai, sunku žiauriai atitaikyti, ar to patiks ta knyga, ar ne. Arba žmogus gali būti skaitęs. Gerai, o jeigu, gerai, teisingai. Tada aš taip kitos knygų klubą parduoti. Aš pernais gavau knygą dovanų, bet aš buvau paprašęs, ne, kad aš noriu dovanų ir aš gavau ir viskas, sakei, faina, perskaičiau, padėjau, daug skaityti nereikėjo, žinai, bet tai labai labai faina. Bet šiaip nenorėčiau gauti irgi knygos, taip pat kaip ir kvepalų nenorėčiau gauti, ne, todėl, kad tu nežinai, koks mano skonis. Ir kaip tu, pavyzdžiui, sakai, aš susidedu ir turiu sąrašą, skaitau aš taip nemoku. Aš turiu daug knygų namuose dar neskaitytų, katras aš noriu perskaityti ir joms turi ateiti laikas. Dabar perskaitysiu tą, paimsiu tą, perskaitai, oi ne, žinok, blemba, dabar jau čia, prisiskaičiau tų savigdos, eina, jau dabar išugdyta. Dabar noriu paskaityti, kad ir man labai patiko. Mano hebrui visi skaitė čia vietinės autorės, ne, iš Antrimo jinai iš kažkur tai jau numirė pernais. Ar gal tai... Kokią knygą? 7 seseris vadinasi. Tai ten romanai, bet ten tokie istoriniai ir ten tokie, ne, belė. Ten labai labai faina, iš tikrųjų, tai mūsų hebrui visi tom susirgo ir visi tas knygas. Ne. Tai va tokį paskaitai jau tų romanų, paskui galvoju, blemba nenoriu, ne. Aš kažkaip esu... Aš nesakau, kad aš susidėliau ir nekeisiu, nes daug knygų sukeiti, gauni kažką, pamatai, pas Brigitą, kažkas idėjų, kažkokią žiūri labai įdomų knygą, nusipirksiu, žinai, kaip pavyzdžiui, dabar neseniai pamačiau Elono Musko biografiją, iškart nusipirkau, iškart jinai yra mano dabar bus sekanti knyga, yra Putino turiu biografiją, nusipirkus tam peskarus, nes įdomu. O kas išleidžia tokias knygas, atsiprašau, aš kas čia, blėt, išleidžia tokias knygas? Kur čia, blėt, pirkai tokia? Mano visos yra turbūt iš Brigitos. Yra tų knygų, pavyzdžiui, tokių, kur aš iš principo nepirkčiau. Bet aš tokias, aš ne tai turiu galvoje, bet aš, pavyzdžiui, daktaro, niekada nepirksiu. Ko nepirksi? Henytės, ne, knyga yra, ne, ir aš iš principo nepirksiu, kodėl aš turiu remti, dabar ten visi duokit laisvę Henytį, atsėdėjo dėdė, man šlykštų klausytis, ne, ta prasme, tai dėl to ir yra žmogaus pasirinkimas, tai aišku. Bet aš tą ir turiu galvoj, kad aš galbūt norėčiau paskaityti, jeigu turės draugę kokią, galbūt aš paskaitysiu, bet aš už tą knygą aš nemokėsiu pinigų, nes aš nematau kaip čia, aš nenoriu remti tokių žmonių. Aš nusipirksiu knygą, geriau vietinės mergaitės, va čia, ne, Lietuvaitė, išleido knygą, ne, poezijos, va čia, anglų kalba, ne. Aš geriau nusipirksiu šitą knygą, nors aš jos ir neskaitysiu. Taip, asmenis reikalas, nes pavyzdžiui, mes su Darmatu, kai buvom dabar Amerikoje ir šnekėjom, žiūrėjau vieną podcastą, pavyzdžiui, su Piersu Morganu ir dabar pagalvojau, jeigu jisai išleistų knygą. Aš tai knygą pirkčiau, nes man jisai žiauriai patinka, man labai patinka, kad jis turi savo nuomonę, varo, jam dzin, ką kiti sako. O dar man sako, aš negaliu jo pakesti ir aš iš principo nepirkčiau. Tai čia yra asmeninis reikalas. Kažkas turbūt eina su plakatais už tą Henytį, žinai? Taip, tu pasižiūrėk, kad dabar nematei, čia buvo jam dabar tas svarstymas išleista. Tu matei, kokie komentarai po posto? Aš vis nežinau nieko. Du žodžių, postas, kad jau Henytė prašosi lauką, nes, tipo, žinai, jau čia... Ačiū Dievui, ta prasme. Bet ar ten tų postų, komentarų, ten tik tais vienas kitas parašytas, kad žmogus yra nuteistas ir sėdi už nusikaltimus,
nusikaltimus, o ne šiaip savo, ne. Jo, ir rimtus nusikaltimus. Rimtus, jo, ne šiaip savo pavogė vištą iš kaimo, ne. Bet kiek jį palaikančių žmonių. Jo, bet kiek jį palaiko, man tokie, bet ten tokie turbūt ir rašo tie tokie, gal jo Hebra įrašo. Jau atsėdėjo šitas dedė, jau atsėdėjo savo, o kiek yra jo atsėdėti, ne, už tuos nusikaltimus. Žinai, jeigu tas žmogus būtų užsakęs žmogžudystę tavo vaiko, tu irgi taip atsakytum. Taip, jo. Ar jeigu tas žmogus būtų nužudęs tavo mamą arba tavo verslą būtų sudirbęs, tu irgi taip atsakytum, kad jau atsėdėjo, atleidžiu. Aišku, kad nesakytum jo. Kiekvienas žiūri savo varpinis. Mes dar labai apie tas bausmes dabar noriu čia, matė tikrai čia gal jau kažkada biškai kalbėjom apie tas mergaitės iš Šiaulių, kur nužudė tą kitą mergaitę. Jo. Kur irgi jau laisvė, jau. Aš dabar biškės atsiliks nuo Lietuvos. Žodžiu, čia labai seniai prieš 10 metų, man gal atrodo, tas 2 šiaulietės nepilnametės nužudė savo draugę, ne, bet gal ir girdėjau. Jo, bet ten žiauriai supjaustė. Paauglės kažkaip, ne? Jo, žodžiu, kad jos ten supjaustė, išlepė, išmėtė. Žodžiu, ir dabar jau jas nori išleisti, ne? Ir mes irgi draugų... Jos jau išleistos, jau viskas. Tam pusiaukelės namuose, tai ten su priežiūra dar. Bet ten dirba jau kur ten iki vienai vieną. Jo, bet taip yra ten, jis tave atveža, parveža į tas pusiaukelius namus, ne? Žodžiu, šnekam... Bet jau dabar yra 2 kažkiek? Tai šnekam su tom draugėm, ne? Pavyzdžiui, vis tiek yra diskusija, ne? Ir tenais žiūrėjau interviu su tos nužudytos mamos, tos nužudytos mergaitės mama. Ir ta mama sako, aš niekada neatleisiu. Aš niekada neatleisiu. Ir mūsų draugių rate užvirė tą tokią diskusiją, kad, bet gal negerai, jinai turėtų atleisti, nes jinai, bet žinai, dėl to mes ir turim skirtingas nuomonės, kad jinai tą skausmą nešioja savy, nepaleidžia, ne, kad jinai galbūt atleistų, būtų kitaip. Taip, aš sutinku, ne? Bet tai nužudė tavo žmogų, tavo kūną. Tavo vaikui tai padaryti, tu atleistum uždėti. Aš kaip ir sakoma, kas yra žiauriausias tavo šeimoje, kas miršta? Tik tai tavo vaikas. Nes vyras, tu žinai, kad logiškai mąstant, ten psichologai visi sako, vyrą gali pakeisti, žmoną gali pakeisti, sesė, brolis, tu vis tiek su jais negyveni, nors yra artimi, mama ar tėtis, kad miršta, tu susitaikai, nes vis tiek žinai, kad jie turi mirti logiškai mąstant anksčiau negu tu, bet tavo vaikas niekada neturi mirti prieš tave, prieš tau mirštant. Ir tai yra pats skaudžiausias dalykas. Ir pasakyti, kad tu turi atleisti, gal tu savo turi atleisti, gal tu turi pamiršti ir leisti su tai negyventi, su to skausmu kiekvieną dieną. Bet jinai ta mama ir sako, kad aš neinu ir jau nesakau, ne? Tai tu nužudai. Jūs suprantate, jinai sako, bet aš iš čia vis tiek negaliu atleisti, aš negaliu paleisti, ne? Ir taip, ir mes irgi, įsivaizduoju, dabar tu eini parduotuvę ir žiūri tą pardavėją, yra tavo, kur tavo dukra nužudė. Taip. Paauglė dar, ne? Žodžiu. Pradėjome nuo kalėdų, gražių temų, linksmų, knygynų, perėjome iki baisybių visų. Mes taip mokam. Tik mes taip sugebam. Žodžiu. Kokia linksma tema? Gerai, kokia yra linksma tema? Tai gerai, tai galvau papasakosiu, kaip išsibirties liūdimą. Ne, aš norėjau pakeisti. Bet gražiai taip, kaip įvesti šitą temą. Aš kaip tik norėjau pakeisti apie vaikus, pakeisti temą. O paskui pabaigsim mirties liūdimais. Kaip lavonų Lietuvą pargabenti, aš papasakosiu. O dieve baig. Žodžiu, gal pradedam, nes kadangi nuo vaikų. Yra tema dokumentai, gimimas vaiko, vaikų vežimas į užsienį, Lietuvą, atsivežimas čia, vestuvės ir gale jau... Mirties atveju, ką daryti? Žodžiu, pereisim gyvenimo ciklą. Tai čia kaip tu ir sakai, nuo leliuko, ne? Tai kuri būna pirminė fazė? Tai va, kai gimsta vaikas pirmą? Ne, oi, kaip tu įdomi, tu matai kokia tu? Tai pirmą prisipisti vaikų, paskui ženijas. Ne, tai mes šnekam apie tą vaiką. Jis pirmą turi gimti, paskui tik vaikas apsiženė. Tai jūs kalbate apie, supratau, čia. Žmogaus gyvenimą. Jau iš kitos pusės, tai po pirmą apsiženį, po to jau... Tai kaip normaliai pagal visas taisyklės, turi pirmą apsiženį, tada turi gimti nėra taisyklių. Yra gyvenimas, taisyklių nėra. Jo. Na, žodžiu, tai pradeda mane nuo tų vaikelių. Vaikas gimė. Ką tau daryti, kaip ir... Apsiženit. Nepalikti vyro. Ir kai tau gimė vaiką, ką daryti? Išsimaudyk, išsiplauk galvą. Nusiramink, pirmą pakvėpuok, nusiramink. Gerai, tai ką pirmiausia daryti, ne? Aišku, mus žiūri turbūt daug kur dabar emigrantai, ne? Bet daug mūsų žiūri, daugiausia turbūt žiūri Šiaurės Airijoje ir UK, ne? Nu, pradėkim nuo UK, jo, kur esam. Jo, pradėkim nuo čia ir aišku, automatiškai, kai vaikas gimsta,
Tai pirmas dalykas, neliekit, aišku, Lietuvos ambasadą, nes pirmiausia, vaiko gimimo faktą turite užregistruoti čia, toj šaly, nežinau, turbūt visose šalyse, ar Ispanijoje, ar Norvegijoje, bet toj šaly, kurioje gimė, ir aišku, skirtingos šalės turi skirtingas tas datas. Šiaurės Airija turi mėnesį laiko, tai šiaip jie sako, kad per mėnesį laiko tu turi užregistruoti vaiko gimimo patį faktą. Kaina šiuo metu yra 14 svarų, ką reikia daryti. Kaip brangiai. Žiūrį, gali sau leisti užregistruoti vaiką. Dėl bus bomžas. Paskolą imti. Tai žodžio, tai kas, vaikelį žodžiu gimėt, pasiskambinat į counselą, taip ir vadinus, counselas, tai pasiskambinat counselą. Vietos savivaldybė. Savivaldybė, pasiemat appointmentą, jums duos appointmentą, nueisit. Vizitą. Su tėvu, ne su tėvu, ar vienas, ar jeigu gauna... Galima ir vienam nueiti, jo. Galima ir vienam nueiti, bet galima vienam nueiti tik tada. Vyras gali vienas nueiti tik tada, jeigu jis yra santuokoje su mama. Aha. Tik tada jisai gali su vestuvių liudijimu, reiškia, jo mamos pasu, savo pasu nueiti registruoti tą vaiką, bet jeigu jūs nesate apsiženę, turi dalyvauti būtinai ir mama. Kad registruojant vaiką. Lemba, kaip fainai pagalvosiu, ne? Aš esu mama, tai matos, kad tu esi atėjus, ką tik susivėlus, nutysusiais papais, pienas bėga, mato, kad tu esi mama, o tėvas belenkoks negali ateiti, ne? Ne, bet čia teisingai. Teisingai, bet įdomus, ne, kad tu neturi... Tai lygiai taip pat lygiai grečiai gauni. Piršo, vadinasi, jis neturi lygių teisų į tą vaiką taip kaip tu. Ne, nes logiškai mąstant. Supranti, vėl pagalvok, tai tada galėtų, tavo kažkoks draugas, aišku, gerai, vaiko tėvas, priimkim, čia svarbus dalykas, ne, vaiko tėvas, bet jis galėtų sugalvoti belia kokį vardą, naiti, užregistruoti pats, tenais. Tai ir mama taip pat gali. Lygiai taip pačiai, man tai patinka šitas. Su tuo ateina, kad vaikas ir pavardę gauna iš mamos pusės, tada Taip, jeigu viena. Pirmiausia, ir pilietybė lygiai taip pat čia. Tokį pat pasą gauni, vaikas gauna tokį pat pasą, tokį, kokį turi mama. Pavyzdžiui, aš lietuvė, su kokiu Latviu, ir mano vaikui, mano iš karto yra lietuvė. Pirmenybė. Tai toks dalykas yra ir... Kada lietuvių su Latviu būtų? Aišku, būtų. Dabar vėl, Renata, tu girdėjai? Ups, sorry. Negalima su Latviu. Tai toks yra faktas, tai ateina arba tėtis, jeigu esat žinoti, arba tėtis, jeigu nežinoti su mama, jeigu nežinoti, arba jeigu nėra tėčio, ateina viena mama. Ir užregistruojat šitą faktą, simoka tos 14 svarų laidos įrašymo metu, po to nežinau, gal keisi, sakė, panujų tos visos kainos visiems įkainiam. Kaip ir mokesčiai. Kaip ir mokesčiai, tai nežinau, kaip bus. Išsiema tą gimimo liudijimą ir tada reikėtų, aišku, pagal taisyklės Lietuvos ambasada norėtų, kad jūs užregistruotumėt per 3 mėnesius vaiko gimimo faktą Lietuvoje. Bet man pačiai buvo taip, kad aš Rafi, nežinau, už metų gal ten užregistrau, nes tiesiog nevažiavom, bet tai nieko nėra tokiu atveju, nieko nebaudžia, nėra jokios bausmės. Tiesiog, kai mes nuvažiavom kažką tvarkyti, sako, jūs dar vaiko Lietuvai neužregistrauti šitą sekundę. Taimkit šitą užpildykit. Bet, šiaip prašo pagal taisyklės, kad tu per 3 mėnesius turėtum Lietuvoje irgi užregistruoti vis tiek norisi įtraukti į apskaitą žmonių skaičius. Gimimo faktą, bet kad tą padaryti, jums reikės tą vietinį gimimo liudijimą, tai reikės išsimti apostilę, kad išimti apostilę reikės siūsti tą gimimo liudijimą tam tikrų adresų, formą galima rasti internete, užsipildyti ir atsispausdinti. Tai jau tau postelį pasidaryti labai lengva, tu nueini, susimoki 30, atrodo, svarų, įsiprintini vieną QR lapą, įdedi tą ir išsiunti. Gerai, tai yra kitas variantas, dar lengvesnis ir tiems, kas, pavyzdžiui, nesupranta, apie ką čia yra kalba, tiesiog sumokėti konkrečiam žmogui. Pavyzdžiui, man. Jo vardais nesako mane, bet kreipiesi, dažniausiai tai būna kaip taisyklė vertėjas, tu gali ten to pačiu išsiverti ir tau uždeda postelę. Tada nereikės tau pačiam nieko daryti. Yra tokių vertėjų, kur daro. Aš, pavyzdžiui, irgi dabar neseniai vienai pažįstamai sako, aš nežinau, kur eiti, ką man čia daryti. Sakau, tu sumokėk man tiek ir tiek ir aš to viską padarysiu. Sakau, tau reikės tik tai išprintinti vieną lapą, kurį iš tau atsiųs ir tu išsiųs. Tai aš viską padariau, sako, tu savo 2 savaitės ir aš viską turiu, sakau, dabar tau reikia tik į ambasadą. Kas nenori printinti patys ir pildyti patys. Yra iš ko daryti ir vargti. Jeigu pildotės, žodžiu, patys gaunate apostilę ir tada susirandat vertėją, kuri irgi šiaip tai turi būti
aprūvinta ambasados, kaip jos vertimai turi būti tinkami. Sertifikuoti negali šiaip savo vertėją. Bele kokią, bele kuri paimti ten ir išversti. Tai jinai turi būti sertifikuota, kad jinai gali, nes ten reiks ir ant spaudų visų jos uždėti ant viršaus ir taip toliau. Ir tada jau su tuo lapeliu gali, žodžiu, išverstų ir su apostylė išversta, važiuojat į ambasadą ir užregistruot faktą ir išsiemat gimimo liudijimą vaikelio ir ten gali pasą tvarkyti, gali netvarkyti, čia jau kita tema. Jo. Ar žinot, kaip yra su vaikų gimimo liudijimais? Ne, čia naiskai gauni vaiko gimimo liudijimą, nu, va, pavyzdžiui, gavau aš Andrėjai, tarkim, gimimo liudijimą ir ten buvo kažkas, atsitiko ir aš pamečiau. Tai Lietuvoje, pavyzdžiui, to originalo nebegausi, tu visą laiką gauni tik tais nuorašą, ne? Nu, 100% gauni ant A4 formato lapo išspausdintą nuorašą, jis yra legalus dokumentas, viskas ok, bet tu tokio originalaus, žinot, tokią knygutę nebegauni, ne? O čia... Man atrodo, gauni, sumoki ten ir gal 10-20 svarų, tu gauni, nes mūsų gimimo liudėjimas irgi A4, tai tu gauni tokį. Šią vasarą tvarkiau vyro kaip tik seserį, kuri čia gyventino ir čia sulaukė 2 vaikų, tada jinai išvažiavo, žodžiu, Braziliją gyventi. Ir jinai, mes kadangi šią vasarą važiavom Portugaliją ir jie buvo ir jinai sako, ar gali išimti kaip nors tuos sertifikatus. Tai aš dėl jos būtent tada ir domėjausi, sakau, ne, tiesiog yra... Vėl councilo puslapis, eini tą, tipo, metrikacijų tą skyrą, ne, jau tą vadinamą, tą registers, ne, ir tenais yra tokia forma. Tu užsipildai tą formą, susimoki vėl pinigus ir tau atsiunčia tą, kaip pasakyti, tą gimimo liudijimą lygiai tokį patį, koks jisai buvo, kokį išdavė. Du žodžius, supratau, gauni tą patį. Gauni absoliučiai tą patį ir tada mes ją išvežėm. Tik tais tenais, jie galvoja, kad ten belekas gali, ta prasme, užpildyti, bet ten iš tikrųjų klausia labai svarbių tokių duomenų, tai ten irgi nacionalinis tas draudimo numeris, ne, paso numeris, tėvo, mamos, nes irgi, žinai, čia yra labai svarbus dokumentas, aš to dokumentu galiu pasą išimti. Aš paimsiu tavo vaiką, išsimsiu ir viskas, ir varau, jo. Ir išvežu į Švediją. Nu, žinai, tai ten reikėjo, tai jie ten dar reikėjo parašyti, irgi dar yra tokių, kur reikėjo parašyti tuo metu, kai gimė vaikas, kokiu adresu jūs gyvenat. Tai irgi BT kodą reikėjo užrašyti. Nu, žodžiu, buvo toks, kad ir kaip security, žinai, kad tu tu, nu, jau turi žinoti vis tiek, turėti pasą, duomenis ir taip toliau. Tai gali gauti tokį patį. Tai toks dalykas dėl gimimo liudijimų ir dėl vaikelių gimimo. Gerai, atrodo toks easy peasy, bet sakau, jeigu kas nesupranta, kas yra, pasakysiu žmonėms, kas nežino, kas nėra susidūrę, kas yra apostilė ir kam jinai reikalinga. Apostilė iš vis yra dedama ant visų absoliučiai dokumentų, kuriuos mes gaunam užsienio šalyje, tam, kad įrodyti, kad tas dokumentas yra tikras. Tai reiškia, kad dedant apostilę, jie patikrina žmogaus pasirašiusio parašą, ar tai tikrai yra tas žmogus, ar jis tikrai yra sertifikuotas, ar jo štampas yra galiojantis. Ir tai yra tarsi legalizavimas, įgalinimas to dokumento, kurį tu galėtum naudoti atitinkamai tam šaly, kitoj šaly tiesiog. Tai apostilės dedamas, aišku, ir ant gimimo liudijimo, ant mirties liudijimo, ant santuokos liudijimo, ant visokių notarinių įgaliojimų, ant visokių tokių dokumentų, ne? Tai žodžiu, apostilė yra tiesiog užtvirtinamas toks dalykas. Gerai, tai kas pagal planą, vaikas gimė, gavo... Išvažam pas senelius į Lietuvą. Kaip išvežti, dabar jau gimė, viskas gana, siunčiam į Lietuvą. Aš čia kaip to Gintarė pripratus kiekvieną vasarą ištrenkelę savo. Kaip man čia, kad man reikia skristi. Aš kadangi dariau visą savo šitą oro uostę, nes kadangi esu keliauninkė Asilaitė. Gerai. Nu tai gerai, sakykime, žmogus dabar aš galvoju, kad už mėnesio norėčiau, kad atvažiuotų mano mama ir paimtų mano vaikus ir išvežtų Lietuvą. Ką man reikia daryti? Nepilnamečias. Kad atvežtų čia? Ne, aš noriu... Kad jinai atskristų ir dabar išsivežtų mano vaikus į Lietuvą. Prašom, pasidnupirk bilietus. Dabar taip galit mano vaikus paimti ir vežus. Dažniausiai taip yra. Vaiką išvežti iš... Visų pirma, taip, esminiai dalykai vaiko gabenime priklauso 2 dalykai. Pirma yra, koks vaikų yra amžius. Nepilnamečiai, sakykime, 7. Bet vis tiek yra amžius, nes kitur yra skirtumas 7, ar 12, ar 16. Ir kitas esminis dalykas yra vaiko deklaruota gyvenamoji vieta. Čia. Tai pavyzdžiui, jeigu tu nori vaiką gabenti, dažniausiai, jeigu tu nori vaiką gabenti iš Anglijos, pavyzdžiui, iš šiaurinės, iš UK į Lietuvą,
su belengogu žmogu praktiškai nėra, jeigu į Lietuvą, tai praktiškai nėra jokių problemų. Kartais pasienį gali paprašyti įrodyti, kas tas žmogus yra tam vaikui. Kalbė apie vaikus turinčius lietuvišką pasą. Lietuvius piliečius, jo. Tai tu, pavyzdžiui, tai tavo, pavyzdžiui, mama ar ten močiutė gali raštiškai prašyti tą leidimą, duoti tam vaikų anglų kalbą, jo, nes pasienį parašys, Lietuva, aišku, problemų nebus, nes ir lietuvis. Bet kaip įdomi, ką aš galiu paimti Žanėtas dukrą ir rytoj išskrenda Lietuvą. Vaiką iš Lietuvos vaiką, kad tau atvežtų čia, tai jau du skirtingi dalykai. Todėl, kad išvežė iš gimtinės, supranti? Jo. Tai tu jau be notaro, be parašo, be galiojimo netveši vaiko čia. Įdomi, ne? Jo. Tai pavyzdžiui. Bet man tai vis tiek atrodo, tai ką negi belio kas gali pasimti mano vaikus ir išvažiuoti rytoj iš čia. Ir nieks jo neklauso, ta prasme, ko tu čia. Jeigu pasienį vaikas verkia ir bet jeigu bet čia toks biški neloginis dalykas, jo. Kažkokia neloginis. Jeigu dabar, pavyzdžiui, jeigu tu nori, kad tavo vaikas ir vasarą Lietuvoje ir nori, kad mama ar tu močiutė parvežtų čia, tavo vaikas su tuo pačiu lietuvišku pasu, jau yra kitas dalykas. Tu turi duoti raštišką tą sutikimą leidimą, patvirtintą notaru. Bet ar aš galiu jį duoti iš čia? Tuoj pasakysiu. Jeigu tu tam sutikimą savo ranką ten užrašyti, kad aš sutinku, kad ten tokia Danutė Petrauskaitė parvežtų mano vaiką Jonuką su ten tokią dieną, tavo vardas, kas tu toksis, kad sutinki. Ir pasų duomenis būtinai. Tavo ir dažniausiai, kuo daug informacijos rašysi, to bus geriau, kad gali patikrinti tavo national insurance numerį, pasų numerius visų 3 žmonių būtinai. Visą informaciją kuo daugiau. Ta galiojimą gali parašyti belenkokiam laikotarpiu, jeigu tu tai darai, pavyzdžiui, kiekvienas metais, tu tą gali leidimą parašyti 5 metam. Bet tas leidimas negali galioti ilgiau negu vaiko paso galiojimo datą. Nes ten rašosi paso duomenis dėl to, dėl tos priežasties. Tai jeigu tavo vaiko pasas galioja ten, nes jie galioja trumpiau negu saugusi, pavyzdžiui, 5 metus, tai tu 5 metam į priekį gali užrašyti. Dabar yra kitas nuotolinių būdų. tą leidimą parašyti reikia būtinai tą parašą autentiškai patikrinti, ką daro notarai. Tai logiškai mąstant, tu turi būti Lietuvoje pas notarą, kad parašyti tą sutikimą. Yra dabar tokia funkcija kaip nuotolinis pasirašymas. Parašas, jo. Skambinau vieną Vilniaus tą notarų kontorą ir jis sako taip, gali tu tą leidimą padaryti be problemų, tą vaiko gabenimą tą parašyti, nes padaryti parašą gali ir nuotoliniu. Kitas klausimas priklauso visiškai nuo pasienio, nuo oro uosto kompanijos, ar jie priims parašą kaip autentišką, nes jis yra nuotoliniu, o ne ranka rašytas. Tai čia jau yra, notarai sako, čia yra jau rizikos reikalas. Aš kaip tik buvau susidūrusi su tuo, blemba, kaip Lietuvoje vadinasi tas elektroninis parašas. Jo, bet matai, jie irgi būna pasirodo skirtingi. Tam, kad gautum elektroninį paštą, žinot, mano ten šeimoje ta situacija, kad man reikėjo dokumentų tam patvarkyti, tai tam, kad gauti tą, nes jie irgi yra kažkaip sertifikuoti ir ne. Tam, kad gauti tą parašą, tu turi gyventi Lietuvoje ir naudotis internetinę bankininkystę, ten netgi, pavyzdžiui, nueini kokią Tele2 arba į bitę, netgi ten gali gauti tą parašą. Tad esmė yra ta, kad tave pririša prie sistemos, tikrinant tavo pasą, tuo metu, jo, ir tu gauni tą parašą, su kuriuo be problemų gali pasirašyti notarinius visus dalykus, nuotoliniu būtų. Bet kaip vyksta, tau, pavyzdžiui, nereikia, tu gyveni Šiaurės Airijoje, kaip mes, gyveni Šiaurės Airijoje, turi tą elektroninį parašą, jis vadinasi nesertifikuotas ar dar kažkaip vadinasi, ir tau reikia, pavyzdžiui, pasirašyti kokį, parduodu butą, ir tau reikia tiesiog pasirašyti, bet tu nenori grįžti į Lietuvą. Tai kas vyksta? Notaras sudaro su pardavimo sutartį ir sutartų metu yra skambinama per kokį Zoomą arba, dar šiais laikais per Zoomą programėlę ir tu tiesiog kalbėdamas, ten, kad nebūtų jokių trikdžių, pasirašai. Tiesiog, tai nesako, kadangi tas dabar yra labai populiaru, tai yra įmanoma. Aš, pavyzdžiui, kaip aš vyru kaip liudytojai turiu rašytis, kaip perkam ten akcijas tokioje kompanijoje australiško ir jie irgi atsiunčia
paštu atsiunčia tas, žinai, formas, ten varai ten tų parašų, bet atsiunčia ir elektroninė, prieš kol ateina paštu, žinai, tie visi dokumentai. Bet tie elektroniniai laiškai, kad ir draudimus ir visur, jie visą laiką būna skirtingi, nes kitur tu turi rašyti savo parašą, kitur užtenka parašyti vardą pavardę, kitur užtenka pažymėti tik, kad aš sutinku, kad čia yra mano, kad naudoju tipo elektrinį parašą. Jų irgi yra visokių, nu, žinai, gal čia UK dar tie skiriasi, kaip juos darai, žinai. Plus, kadangi aš esu ne UK pilietė, gal irgi ten kitaip tą mano parašą priima, bet jų yra skirtingų būdų. Bet kalbant apie vaiko gabenimą, iš čia, aš pati vieną kartą buvau darius tą leidimą, tai aš vieną kartą irgi buvau nuvarius į Lietuvą, parašiau buvusiai Ošvinei tą leidimą ir jinai man 3 metus Danielių pasimdavo, pargradindavo ir neturėjau jokių problemų. Aš dar turiu tokį klausimą, nes, žinai, daug žmonių sutinku, tai toks pagrindinis, aš tikrai esu ne vieną kartą girdėjusi, kaip žmonės lietuviai važiuoja, kadangi mes gyvenam Šiaurės Airijoje, mūsų ta konsulinė atstovybė yra tik tais Dubline, tai mums važiuoti 2 valandas, ne? Tai žodžiu, ir kad tenai sudaryti notarinę sutartį, va tokia čia, nes čia yra notarinė sutartis. Bet aš galiu ją padaryti. Gali. Kainuoja 100 eurų. Jinai kainuoja 100, bet kokios notarinės sutarties parašymas kainuoja 100 eurų, 50 kainuoja, jeigu esi ten Word formatu pateiki projektą, jau padarytą, net tai greičiausiai leidimui tai ten gali pasidaryti, bet tik ten, pavyzdžiui, pardavimo visokie, tai ten tokie... Ten jau lapų lapai. Jo, ten vis tiek turi suprasti, apie ką darai, ne, bet tą tokį įgaliojimą parašyti jo. Tai va tas užtvirtinimas kainuoja 50 eurų, ne? Bet mano klausimas yra tas, kad jeigu... Aš nežinau, kad ambasada šitą daro. Jo, taigi čia notariniai veiksmai. Ambasada turi savo notarą. Čia jokio skirtumo. Tai vat mano klausimas, ne? Gal jūs žinot, kiek kainuoja toksai įgaliojimo surašymas čia, pas vietinius notarus? Nes aš esu girdėjusi didžiulį, kad yra ten didelis skirtumas. Bet ar neįmanoma, pavyzdžiui, čia nueiti pas notarą, ne parašyti, kad aš noriu, kad mano mama iš Lietuvos parvežtų vaiką. Aš to ir klausiu. Tada nusiųsti. Jokio skirtumo, koks notaras? Man atrodo, notaras, man negali sakyti 100%, bet man atrodo, aišku, tu pasidarysi tą notarą, versi lietuvių kalbą, dėsi apostilę ir versi lietuvių kalbą, kad jis tiktų Lietuvos pasieniui. Bet labai įmanoma. Žodžiu, yra įmanoma padaryti ir Lietuvoje, ir čia, ir nebūtina, pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje gyvenantiems trenktis į Dubliną. Tikrai gali pasidaryti vietoje. Gal ir Anglijoje, kai aš Velsė, man į Dubliną važiuoti 1,5 valandos yra easy peasy, kai aš gyvenau Velsė, man į Londoną ambasadą būtų važiuodavau 3,5 valandos. Turiu galvoj, kad vis tiek tai yra ir laiko gaišimas, ir kelionės. Vien pasiemi laisvę ir visą kitą. Tai va, tai išvežti vaikas, aš nežinau su britišku paskui, kokie yra, nes nei susidūrus, nei aš turiu, nei... Aš pernais vasarą parvežinėjau mergaitę su britišku pasu iš Lietuvos, ne? Ir kaip buvo? Ir tai vat mes turėjom, tai mergaitė turėjo britišką pasą, mes visi buvom lietuviai ir buvo toksai ranka parašytas, kompiuteriu surinktas tekstas, kad mes tokie, bla 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 bla, leidžiam tokiai ir tokiai, paso duomenis būtinai turi būti, asmens kodas, paso numeris, tada ir tada gabenti tokį ir tokį vaiką. Anglų kalba, jo. Nes manęs ir to dokumento, šiaip aš nežinau, kur ten iš tikrųjų turi klausti, bet aš turiu kuokštą tų dokumentų ir aš jiems paskleidžiau ir sakau, pasirinkit, ką jums čia reikia. Jis sako, nieko nereikia, todėl, kad ta mergaitė yra Britė. Ir grįžta namo. Taip. Taip pat kaip ir lietuvių. Įdomu tada išvežti tą Britę. Tai irgi pas notarą jau čia. Tada ir rašai, kad mano mama tokį išvežti. Nes tą pilietį pargabenti į šalį yra lengva, jį išvežti yra sunku. Čia surištas su pilietybė. Bet taip pat ir, dėl ko sakau, deklaruota vieta. Jeigu tavo vaikas Lietuvoje yra deklaruotas ir nori jį išvežti, pavyzdžiui, tėvai ten skiriasi, tai ten reikia ir kito tėvo, jeigu ten žiūrint, ar esi santuokoje, ar įsiskyręs, ar jie teisėjų paskirti vizitai, kuriam tu vaikui tą vaiką išveži. Ten yra niuansai, kad ten pavyzdžiui, jeigu yra paskirta su tėvui, su vaiku būti kas 2 savaitgalį ir jeigu tu tą vaiką išveži daugiau negu 2 savaitėm, tėvas turi duoti leidimą, nes jau kertasi tas laikais. Jeigu išvažiuoju ilgesnėm atostogom, tu be tėvo leidimo tipo neišveši, dėl to būna, kad ten grobytų savo tipo vaikus, išvežu bla bla bla. Tai to žiauri iš tikrųjų, ne? Yra žiauri. Dėl to, sakau, yra svarbu... Daug tokių iš tikrųjų yra, kad yra paima ir išsiveža, ne? Dabar yra kitas dalykas, vaikas gali keliauti ir vienas pats. Jo. Bet skiriasi irgi Šengeno šalis ir ne Šengeno šalis, bet plius minus viskas yra lygiai vienodai, nes tų Šengeno šalių ir nuo kelių čia metų jis pats vienas gali.
Tai praktiškai vaikas pagal Šengeno tosą gali keliauti belenkada vienas pats. Tai jam 5 metai. Tai aš esu, kadangi, pavyzdžiui, ypač Amerikoje, man atrodo, kai skridau, esu mačius daug vaikų, kur ir būna 10 metų vienas pats stovi, aš nesuprantu, kur skrenda ir jis eina ir klausinėja, ką daryti. Esu tikrai mačius vaikų, kurie vieni patys skrenda. Nežinau, kur. Bet čia turbūt mūsų Europos lygmenyje, tai yra daugiau reglamentai pačių oro kompanijų. Nes... Galiu aš apie tai papasakoti. Tai dėl to ir saky, kad nėra taip, kad laisvai skrenda. Nėra taip. Vienu žodžiu taip, įstatymai sako, kad vaikas gali skristi belenkokiu amžiaus. Bet žiūrint su kokiu oro kompanija skrisi ir ar jisai, jeigu važiuoji mikriuku, tu įsudink, nieks nieko tau, ten 5 metų vaiko įsudinai, su pažįstamu vairuotoju, kuris varo tau ten siuntinius kiekvieną savaitę, tu gali įvežti, nėra, kad tau neleis. Bet jeigu tu nori vaiką skraidinti, tai priklauso nuo oro kompanijų. Plus kitos oro kompanijos tokia, kaip, man atrodo, Air Baltic, nežinau, kas skraido, jie siūlo paslaugą, yra suaugęs žmogus, kuris yra tas tas padėjėjas, auklės skraidytojas. Tai pavyzdžiui, yra 3 pasirinkau kompanijas, kur dažniausiai skraidai, pavyzdžiui, Wizz Air. Nuo 14 metų gali skristi ir jeigu tau yra nuo 16, tu jau gali kitą žmogų lydėti tą vaiką. Tai, pavyzdžiui, jeigu tau yra dukrai tavo, pavyzdžiui, 16, jinai jau mažai gali skraidinti su savim. Vasara, jau žinau, kur aš jas išsiųsiu. Su Reinaru. Tai pas mus tikrai neiras ir debeskrenda, joftarara. Su Wizz Air. Su Reinaru, pavyzdžiui, gali tik nuo 16 jauniausias skristi. Tai jeigu tavo įstatymas ir leidžia nuo 12 skristi, bet su Reinaru neišskraidinsi. O Reinarė, pavyzdžiui, nuo 16 gali skristi vienas pats ir būdamas 16 jau gali ir vaiką to pačiu kitą, brolis, seserį kažką pasimti. Aš tai savo mergas laisvai leisčiau. Pavyzdžiui, per tą Air Baltic gali irgi nuo 12 metų vieną patį skraidinti, bet jeigu tau dar nėra 15, tu privalai turėti gimimo liudijimą su savim ir ta kompanija nuo 5 iki 17 metų siūlo tą palydos paslaugą vadinasi. Tai 5 metų vaiką tu gali vieną patį skraidinti su Air Baltic. Kokia čia kompanija skei? Air Baltic. Nes jie yra tai europiniai tipo. Kažin kiek kainuoja tokia palyda? Tam baičiut kainuos. Aš manau, kad nepigiai jo. Aš manau irgi. Nes Air Baltic ir nėra pati pigiausia kompanija, plus ir ta paslauga. Tai tokie esminiai. Dar buvo vienas fainiai... Nes kai tik auklė jau vietą užima, vieną, kurios nepardavė. Ir dar saugot vaiką atsakomybę, tai jau čia ten. Oi, pamiršau. Čia apie mirtį mano lapai. Sakau, nes pusę neatsimenu. Bendras, pavyzdžiui... Oro linijos pasilieka teisę bet kada paprašyti raštiško tėvų sutikimo, kartais reikia ir advokato ar apostilės, jei vaikas neskrenda su tėvais. Tai va, jeigu tu ir vaikas... Praktiškai turbūt visada paklausia. Jo. Ir kitas variantas dabar yra... Kitas buvo geras dalykas, bet iš patirties galiu pasakyti. Aš pas babą, aš atsimenu su autobusu pas babą važiuodavau, sako, mama, kai lipsi į autobusą, sako, kur tu, sako, važiuosi, žinai, nes mes irgi važiuodavom su persėdimu, iš Kelmės į Kryžkalnį, iš Kryžkalnio į Šilalę, žodžiu, reikėdavo persės. Sako, kai tu lipsi į autobusą, kaip tu pirksi biletą, ką sakysi? Pas babą. Žinau, kur tau babą, ne? Jo, pas katrą, žinai. O dabar man irgi dažnai būna, dabar rėčiau, bet prieš Brexitą buvo daugiau. Jeigu tu esi ten mama ar tėtis ir tavo vaiko gimimo paso pavardė nesutinka su tuo tėvu, kuris skrenda ten, ar mama ar tėčiu. Labai paprasta, užtenka visos įstatymai parašyta, turėti vaiko gimimo. Man tas pats. Tai Bet, pavyzdžiui, mano situacija dabar yra, kad skiriasi vaiko gimimo, vaiko pavardė, višvapšiai nei vieno tokio nėra. Tai aš dabar turiu ekstra visą laiką, kai skrendu su Danieliu, turiu turėti gimimo liudimą ir vestuvių sertifikatą. Kad tas pasienis atsektų, kad mano pavardė yra vyro, o ant vaiko gimimo liudijimo yra mano buvusi mergautinė pavardė. Jo, man, taip yra jau labai labai senai. Tai vieną kartą yra paklausę vatovą vestuvių dar. Bet šiaip niekada, visada
Ir tai ne visą laiką prašo. Ne visą laiką. Ir kartais, jeigu prašo, tai tada parodo tai gimimo liudijimą ir kažkaip visą laiką užtenka. Bet vieną kartą yra, man atrodo, klausia, ar turit santuokas, aš turiu. Nes matai, tenais vis tiek būna asmens kodai. Jo. Ir suderina. Nes man buvo kažkada parskrendant iš, man atrodo, Ispanijos su Danieliu, su Derma buvom ir sako, aš jau buvau visą laiką turiu vestuvių stakatą ir tą gimimo liudijimą, vis laik turi savo kupriniai tam šoninę pačiam skirelį ir vis laik ten ir mano piniginė ir knyga. Ir ten vis laik ir tie dokumentai sulenkti va taip per pusę. Sako, ar turit gimimo liudijimą ir aš jau tą kuprinę jau traukti. Jeigu turi, tai man užtenka. Nes jau mato, kad tu esi pasiruošęs, kad tu turi, negavai išlaiko. Sakau, vis laik turi, nežinau, kad reikia rodyti, jeigu ką. Nu, sako, šaunuolė. Sako, ne visi taip galvoja, žinai. Kaip, ko aš turiu, čia mano vaikas. Kartais būna žmonės pirmą kartą skrenda ir nežino, ir kažkur tau... Dėl to ir darom podcastus. Taip, visko. Aš taip, pavyzdžiui, savo pirmą kartą, kai skridau su lėktuvu, su mažu vaiku, o Jėzus, kaip aš atsimenu, kaip didžiausia siauba, ne? Viską, nu, žinai, nes dar maža, Augusta buvo 2,5 metų, ne? O jo, tararai, skristi bijo, ne to, kad bijo, bet jinai ir pavargus, ir verkia, ir tie lagaminai. Duok pasienio akim. Siaubas, tai dar ateina jo. Su mažu vaiku, mama ką tik nemiegojo susinervinus, vaikas cypia klykė. Mama, aš nenoriu, aš niekur tam neisiu. Turi gimimo liudijimą? Ne, neturiu. Tai iš kur, kaip tu rods, kad čia tavo vaikas? Kai mama, aš tavis nekenčiu, leave me ten in peace dar kokį nors sako. Nu tai pasienis taip ir buvo. Kai rausiu, gražinsim fizinės bausmės. Tai pasienis, į kambariuką. Ten jau jaučiu žmonės, kur naina, tai užtrunka šitam kambariukai, jau ten nedaug dievė, ne? Man visą laiką ten įskilaukė eiliai kokioje pasų kontrolėje, ne, jau tie, ta atskira linija, kur yra tiems visiems sukomplikated, kur yra, žinai, tai man gaila jau. Aš nepasakosiu, kur, pasakysiu atskirai. Bet esu vieną kartą buvusi tame, kur tavęs neįleidžia, ne Amerikoje, man neįleidžia ir nusiveža į tą kambariuką ir tam kambariukį, tam per nežinau kiek laiko prabuvau valandą, ten tam ofisos, jis tokį štampą, denied, tu negali šitą kambarį, mane nuvežė į tą centrą, kaip jis ten vadinasi. Ir aš ten vieną patį naktį buvau be savo lagamino, be jokių daiktų, be pinigų, be maisto, nes tavęs ten neišleidžia. Ir kitą rytą sėdau lėktuvą ir pizdinau atgal namo. Papasakos, kur buvo. Dabar, kai tai žinok, juok, dabar neseniai išnekam. Papasakos, kur buvo, ar nepasakosi? Čia nepasakysiu, bet... Paskui. Podcast. Visą dabar tokią intrigą pasieja, ne? Tai va, kas norės parašys. Klausyti. Jinai komentaruose parašys. Kas norės, jeigu parašo, aš papasakos. Jo. Gerai. Bet buvo... Dabar, tada buvo toks... Nu, ne tai, kad aš tok nesusitresuoju, kad, ką čia dabar reikia. Eina, nemoku, ko pasiklausiu, nežinau, kur eiti valgyti, ar ten kešo, ar kortelį, nes kešo neturi dar tos valiutos, ko einu pasidarysiu, tai čia buvo streso toks, viena pati, pakrovėjos lagaminė, neturiu pakrovėjų, telefonus susikrausiu. Geriau, tu dabar į tą šalį dar gali važiuoti? Galiu. Visus ten kažkokį leidimą taip neturėjau. Nes buvo problema tame, kad tu pasigūglai internete, kur sąrašė, ten, ko tau reikia. Vieną puslapį rašo reikia, kitam nereikia. Ir tuomet ne aš tai dariau, ir tas žmogus turbūt, kur darė, pažiūrėjo tą pirmą website, kuriam nereikia. Nu, ir viskas. Ir aš nueinu tam pasienį, susiradau internete, žinai, vieną puslapį, sakau, parašyta, kad nereikia. O kitam žiūriu parašyta, kad reikia, sakau, aš pažiūrėjau šitą. Tai tu negavai vizos tiesiog, ne? O tai negalėjai tenais užsidėti vizos? Sakau, aš galiu dabar padaryti, sakau, jeigu aš būčiau žinojus, ar ten sumokėti reikia, sakau, nežinau, kad ir 100 svarų, ar ten 500, sakau, aš sumokėsiu. Ne, negaliu, nes tu jau esi šaliai. Jo. Nu ką, gerai. Nu va. Žodžiu, išvežėm vaikus, parvežėm, pavažinėjom ir tada... Ne, įsigandus, laukia eilės. Nu, tai sekant, vaikas užauga ir... Nepagrobė vaiko, viskas grįžo su močiutė, pirmyn atgal prakeliavęs. Ir įsimylėjo. Legalizuotas, turi pasą lietuvišką, turi apostilės ant gimimo liudijimo. Vaiks nori ženytis. Kas dabar... Ženytis. Dėkim su kitu lietuviu, arba su, užsieniečiu, nesvarbu. Svarbu, ar su lietuviu, ar su kitu užsieniečiu. Labai svarbu, ne, kokie žmonės ženės, ar tos pačios, ar Europos Sąjungos, ar ne Europos. Ne, bet kalbėkim Europos Sąjungos. Jo, tai nežinau, ką jums čia papasakoti. Iš esmės, tai jeigu sugalvoji ženytis UK arba čia, arba Lietuvoj, tai viskas, ką tau reikia turėti, pateikti prašymą suženinti, apžendinti, su
surašyti. Jo, pateikti gimimo liudijimus, pasus. Ir jeigu yra prieš tai buvę santuokų, ištuokos dokumentus arba mirties liudijimą, jeigu esi našlys. Ir viskas. Bet pirmą atrodo, du skirtingi dalykai, ar tu tai darai Lietuvoje ir čia, nes jeigu darai čia, vėl reikia postilės, vėl reikia vertimo. Tai gerai, jeigu, pavyzdžiui, sugalvoju žentis čia, tai iš tikrųjų reikia vertimo, yra postilės ant visų dokumentų, ne? Žinau, kad Anglijoje yra kitaip. Tikrai susirašinėjau, kad sakė, ant gimimo liudijimai turi būti išversti, bet neuždėta postelė. Jo, nereikia, tik reikia, kad būtų išversti. Tai žodžiu, tai pateikė visus tos dokumentus ir viskas. Aišku, kuo anksčiau tai padarysi, tuo didesnis šansas. Atsiprašau, pertrauksiu, nes aš irgi ženiaus čia su Portugalu, man ant gimimo liudijimo nereikėjo postilės, reikėjo išversti. Bet ta postilės jokio nėra gimimo. Mano lietuviška gimimo. Bet tu ženiais dar prieš Brexitą nepamiršk. Tai va. Tai čia irgi yra tas dalykas. Aš žinau, todėl, kad aš buvau ten nuėjusi į tą įstaigą. Ir iš tikrųjų mes turėjom visus dokumentus, viskas yra okei. Ir tai vienintelis, kas nebuvo, tai va, ant Maniškio nebuvo vertimo, tai reikia padaryti vertimą ir viskas. Tu išsirenki datą, mes atėjom, padavėm abudu gimimo liudimus, ištuokos liudimus, jeigu reikia, ne. Net prašymo nepildėm, prašymą užpildėsi 4 mėnesiai prieš vestuvės. Tai žodžiu, reikia tam žodžiu skirti laiko. Santuoką gali sudaryti minimumą, ne? Turi būti mėnesis prieš, turi dokumentus paduoti mėnesis prieš, ne? Datą, kokią tu nori. Jo, prieš datą tada, kai tu nori. Bet tai aišku negarantuoja, kad tu gausi tą datą. Dažniausiai penktadienis, šeštadienis tu tikrai negausi, ne? Vėl, nuo to priklauso ir kaina, kuo paprasta darbo diena, pigiau, savaitgalis brangiau ir ten kalbam šimtais, ne? Kuo daugiau žmonių, to brangiau. Jo, kuo daugiau žmonių jis taip. Jeigu reikia važiuoti kažkur. Taip, yra galimybė, kad čia jie daro taip, kad tu gali turėti Namuose, viešbutį, bele kur. Čia netgi viešbučiai, pavyzdžiui, turi savo sertifikuotą darbuotoją, kuris gali sutuokti. Niekam net nereikia atvažiuoti, ne? Tu tiesiog priduodi dokumentus ir viskas, ne? Lietuvoje kainuoja 30 svarų santuokos sudarimas, ne? 30 eurų, atsiprašau, o jeigu tas darbuotojas atvažiuoja 70. Įsivaizduojate, koks didžiulis skirtumas, ne? Čia tik daugiau kainuoja, čia 10 kartų daugiau kainuoja. Žodžiu, ypač jeigu nori atvažiuoti, tai ten gali būti net ir 500 svarų. Aš žinau, mano pastovio kiemė, man suduoja. Jo. Ir kaip gražu, kaip faina. Mano santuoka, čia surašym, kur važiavam tik surašyti irgi, buvo gal 5 svarų. Jo, labai nedaug. Nes jūs važiavot paprastą dieną. Mums reikia, kad būtų trečiadienis. Jo, paprastą dieną ir turbūt neėmėt, matai, kaip dar ir vėl priklauso nuo konsulo. Kokios jie teikia, žiauriai keista, ne? Kokią jie teikia paslaugas. Ar tu nori susirašyti tiesiog kambariukę, atėjai pasirašai parašą ir viskas, ar tu nori salės. Ar tu nori ten klausyti, ar nori, kad būtų gėlių, man atrodo, ar nori, kad būtų, ar atsiveši muzikantą, ar atsiveši ten kažkokį vedėją, ar ten... Ne, man mūsų tokių dalykų neklausia, bet esmė ta, kad, pavyzdžiui, Armachė mes turime ne tą registracijos tą centrą, kaip jis žytis. Jo, ir ten gali tiesiog ateiti pasirašyti, mes su brolio šeima buvom jie, kai tuokės, tai mes jom va tarp tų visų failų atsisėdom tiesiog, pasirašė ir išėjo viskas, tiesiog sudaryta sutartis ir viskas. Arba tu gali imti gražią salę su pakila, ne, ir tai kainuoja. Vėl, ar tu nori dar papildomų 20 kėdžių, kad tavo svečiai galėtų atsisėsti, tai kainuoja. Nu ir čia yra normalu, ne? Tai va. Daugiau nori, daugiau kainuoja. Po santuokos tu gauni santuokos liudijimą. Už kurį irgi turi susimokėti? Jo, bet irgi ten simboliškai. Simboliškai. Ir kas yra įdomu, kad šitoj šaly, kai tu apsiženiai, gali įsirašyti pavardę, kokią tik nori. Jo, jeigu aš, pavyzdžiui, apsiženijau ir aš dabar sugalvoju, kad aš būsiu tai vat, nežinau, čia sakyti ar nesakyti. Ne, bet čia turėjau tai pakeisti. Tada reiškia pakeitė visiškai įstatymą, nes man, kaip aš va čia ženius, mano buvo pavardė po vestuvių lygiai tokia pat, kokia prieš, ne? Nes sakė, mes šitų dalykų netvarkom, tu čia turi įti pasų skyrių ir ten. Aš tą ir sakau. Aš tą ir sakau, kad tu gali įsirašyti. Tai va, jeigu tu paliksi Lietuvoje, kai ženijas, tavęs klausia ceremonijos metu. Kokia bus tavo pavardė? Kokią pavardę renkatės vyro, nu ir tada tu sakai tenais vyro arba pasilieki savo, jo, ne? Ar abudu. O čia taip nėra. Čia tiesiog kokia atėjai tokį šeimą. Taip, atėjai tenais
Petrauskytė ir išėjai Petrauskytė, ne? Bet jeigu tu nori pasikeisti pavardę, va, į vyro, kaip tu Irida padarė, ne? Bet tu ten nuėjęs į pasų tą registravimus tuos visus dalykus, ne? Tu gali įsirašyti pavardę tokią, kokią tu nori. Tu, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos įstatymai... Nežinau, man tai taip nebuvo. Gali. Mes klausėm, nes mano... Ką tu turiu omeny, kur tu pasą gali keisti tik ambasadoj arba Lietuvoje? Tu esi Lietuvė, tau tik ambasadai ir ambasadai. Aš ne apie pasą. Kai tu žodžiu. Kai tu ženijasi. Tai po to pavardę tu renkiesi pati ir įsirašai pavardę tokią, kokią nori. Kur? Lietuvos ambasada man neleido, kaip tik. Tu man neleidi pabaigti sakyti, ne? Nu jo. Tai žodžiu, čionais, kai tu gauni tos visus, tu įsirašai pavardę tokią, kokią nori. Žodžiu, tau nėra privalonimybės. Pavyzdžiui, jeigu aš, apsiženijau ten kokią su vilku, ne? Aš galiu įsirašyti vilkas. Nu. Lietuvoje tu negalėtum. Nes tu turėtum būti arba vilkė, arba vilkienė. Tu čia turi ant vestuvių sertifikato? Ne. Ant paso savo. Vestuvių sertifikatas lieka tas pats, nes sudartis yra sudaryta tarp dviejų žmonių. Tarp ir kažkokio jo. Ir viskas. Tu gauni tą vieną dokumentą, kad rasti rodo, kad tu esi apsiženęs. Bet kai tu nori, nes dauguma moterų vis tiek nori pasikeisti tą pavardę, kai tu keiti pavardę, tu gali įsirašyti pavardę tokią, kokią tu nori. Kaip yra su galūne, supranti, kaip yra nes Lietuvos įstatymai labai ten leidžia, neleidžia, galima, negalima, ten visokių tokių yra dalykų. Mes, kai buvom nuėję, maniškai buvo labai svarbus klausimas, o tai kaip čia su pavardė, nes jam yra svarbu, kad aš turėčiau tą jo pavardę, ne? Ir sako, o jūs įsirašysit tokią pavardę, kokią tik tai sako, jūsų širdis geidžia. Ir viskas. Aš vis tiek nesuprantu, kur tu gali įsirašyti, nes tu turi tik vestuvių sertifikatą ir su vestuvių sertifikatu. Tai kai tu keitiesi viską ten ir įsirašai. Ir vestuvių sertifikate. O tai kaip tu, gerai, ir vestuvių sertifikate, kuriame yra Irida Petrauskaitė ir ten Jonukas Jonutaitis, tu su tuo vestuvių liudijimu, vestuvių sertifikatu išverstų lietuvių kalbą. Varai ambasadą. Varai ambasadą. Ambasadų klausia, ar keisti pavardę, ar paliksi. Nu gerai, tai aš ir aš pasikeičiu, viskas užrašiau. Ne, nesako, ar tavo bus tada pavardė paliksi Ringyti ar Dornan. Sakau Dornan. Aš galiu pasakyti, kad man tai buvo ypatingai netgi. Aš neturiu, nesuprantu, kur tu sakai, kad tu gali pasikeisti. Kur, kokiam dokumente. Tai va, greičiausiai, kadangi visų šalių įstatymai yra kitokie, čia turbūt va, ir yra tas gapas, kur nesutampa, ne? Nes greičiausiai ten kažkokioje kitoje šalyje galima padaryti taip, kad tu gali įsirašyti. Kaip pavyzdžiui, Lietuvoje žmonės pasikeičia pavardės? Tai nueini į tą, kai ženijas? Ne, o pavyzdžiui, kai va taip pasikeičia pavardės. Ai, teismą ten kažkaip. Jo, jie pasikeičia pavardės ir vardas pasikeičia. Tai va, pavyzdžiui, aš duosiu dabar pavyzdį. Danieliaus pavardė yra tėvo ir norim pakeisti jo pavardę į, irgi galbūt labai aktualu, pakeisti jo pavardę į mano dabartinio vyro, ne? Kad nereikėtų tų dokumentų vežiuoti toj knygoje, ne? Tai jokio skirtumo, ar aš su tėvu bendrauju, nebendrauju, čia yra mano reikalas jį iš kažkur iškasti. Asilą ten belen kokį prasigėrus, ten kalėjime sėdi, nežinai, bet tai yra tavo pareiga surasti. Tai kadangi jis gyvena Lietuvoje, pavyzdžiui, o aš čia, aš jo paprašiau, sakau, ar tu gali sutikti, kad vaiko pakeisti pavardę. Tai tas pavardės keitimas nėra esmė tėvystės ar motinystės teisų visiškai ir nesusiję. Tai yra paprastas dalykas, kaip aš noriu pakeisti Danieliaus pavardę į, pavyzdžiui, aš noriu, kad jis būtų dabar Stalas Vilkas. Nesvarbu, kokia ta pavardė, svarbu tiesiog ją pakeisti. Tai reikia tėvuško notariško vertimo, to leidimo, mano, ir jeigu vaiko yra iki 12 metų vaikas, nereikia nieko daryti, jeigu vaiko virš 12, vaikas pats turi irgi parašyti, tai turi būti 3 leidimai ir viskas nuvarai į ambasadą ir pakeičia. Dar va greitai pasakysiu, tai va, tai į to pačią temą turbūt turiu omeny tą savo vardą pasikeitimą. Taip kaip Lietuvai, pavyzdžiui, yra ta M1 vaidėja koks jūs vardas? Skaiva, va. Ir jos vardas ir netoks. Sako, man tėvai, kai buvau 16, davė leidimą, aš nuėjau tą poskyrių ir tu pasikeiti. Dabar, jeigu esu Irida Dornan, aš galiu ambasadą važiuoti ir pasikeisiu, aš dabar noriu būti Jessica kokią nors. Čia irgi vaikui, pavyzdžiui, galiu pakeisti. Aš tikrai žinau, kad yra lietuvių, kad ten suviduriuoja, uždėjo vaikui, pavyzdžiui, tarkim, vardas Andrėja, kaip mano Andrėja, ir paskui galvoju, blemba, gal reikia rašyti be J,
Androje, tai išimti, ten skaičiuojas irgi pagal raidžių skaičių, kiek tu ten kainuos. Tiesiog kainuoja pinigus jo. Bet jo, ta per, ar pas mūsų emigrantą mum ar ambasadą, ar Lietuvą eini tą migracijos, ar ten kokį tą skyrių, tu gali nueiti ir pasikeisti, kokį tu nori. Nu, žodžiu, noriu tad pasakyti, kaip buvo. Trečią kartą. Tai žodžiu, taip, apsiženėm, ant tų sertifikatą, taip pat, aš kaip atėjus tokią patį išėjau, sakė, mes tokių netvarkame, eini ambasadą ir tenai dėsiasi tą apardą. Ir mes tada važiavom, aš atsimenu, jau laukiau su Eliza, kažkaip jau buvom pačio mangalo, kad mes nuvažiavom, mano vyras Portugalas turi 2 pavardės. Bet jie tos pirmos nevartoja, jie vis tiek vartojasi tą savo paskutinę. Tai vyras Rodriguez Silvestre, bet jis visada visur rašo Silvestre, kad pavardė yra viena. Tai žodžiu, oficialiuose dokumentuose yra vis tiek 2. 2, jo, ant paso 2, bet kaip jie patys prisistato, jie tą vieną naudoja, nes ta kita yra iš jo mamos. Kaip airis, mano, taip pat yra 3, bet visur sako 2. Žodžiu. Ir mes tada kaip nuėjom, kadangi sako čia Silvestre, ir aš susipildžiau visą tą prašymą, kad pakeisti mano pavardę ir mano pavardė bus dabar Gintarė Silvestre, nes jis sako, tik seseris mano yra Rodriguez Silvestre, nes čia tavo, ta pirma pavardė yra tavo mamos, žodžiu, visą laiką. Nu ir aš užsirašiau Silvestre, mes taip išvažiavome ir grįžom namo ir man skambina kitą dieną iš ambasados, sako, atsiprašau, mes nematėm, bet pas jūs yra prašyme klaida. Sakau, kokia? Sako, jūs užrašėt, kad norit pasimti vyro pavardę ir sako, užrašėt, kad Silvestre, bet pas jį pase yra Rodriguez Silvestre ir jūs negalit imti tik Silvestre. Jeigu jūs imat vyro pavardę, jūs turit būti Gintarė Rodriguez Silvestre. Arba jūs turit likti ant savo pavardės. Ir aš tada sakau, tai sakau, gerai, tai galbūt ta Rodriguez Silvestre. Tai sako, turit grįžti atgal ir persirašyti. Aš sakau, jūs juokaujat, man gimdyt, buvo gal ten 3 dienas. Sakau, man gimdyt reikia dabar gal važiuoti. Sakau, būkit geri, pertaisykit, žinai, tą. Jis sako, bet aš negaliu, sako, šiaip aš neturiu tokios teisės. Sakau, prašau, labai prašau. Sakau, įrašykit tą prašymą, kad vieną žodį, tai gerai man. Ir jis taip, tai žodžiu. Ir gavau tą pasą Rodriguez Silvestre. Ir buvo Portugalija, tai jam buvo labai keista. Ir jo seseris taip, kodėl tu Rodriguez Silvestre, tu kaip mūsų sesuo dabar esi, nes visi broliai ir seseris Rodriguez Silvestre, žodžiu. Bet tu dar pavyzdys savotiškų tų visų papročių ir įstatymą, ne? Visokių jo. Aš susimaišiau jo, pavyzdžiui, pas Dermotą yra 2 vardai. Ir, pavyzdžiui, kartais, nežinau, 9% perka bilietus, visur yra Dermodornan. Bet kartais prikimba, netitinka su pasu, nes pasai yra vidurinis vardas, antras vardas. Tai vad greičiausiai vis tiek, kai perka bilietus, turėk proto įrašyti taip pat kaip ant tavo pasų, sako, kad nebūtų problemo, ne? Tai va. Nu gerai, apsiženim. Tai ir viskas, ne, ir legalizavimas vyksta taip pat kaip ir visų kitų dokumentų. Užsideda tą postilę, vertimą į ambasadą arba į savo pasų poskyrį ten kažkokį ir Lietuvoje ir registruojat ir viskas. Čia labai paprasta. Viskas tas pats. O jeigu čia apsiženiai su lietuviu? Tas pats. Tai registruoji vis tiek vertimo. Tas pats, viskas tas pats. Kai aš važiavau to pasikeisti paso, žodžiu, kad mano tą pavardę pakeisti, jie automatiškai traukė santoką į apskaitą Lietuvoje ir išdavė man dar lietuvišką santokos liudijimą, kur užrašyta, kad Gintarė toks. Man neišdavė. Tai turėjo išduoti. Nes man irgi sako, nes man reikia greitai dėl to... Bet gal dabar vėl yra pasikeitę, nes tos visus dalykus įtraukti per tos visus migris, turėjau susipildyti gal kažkokius dokumentus. Bet aš turiu lietuvišką santokos liudijimas su dabartiniu vyru portugališkais tie duomenys. Nu gal, nes aš turiu lietuvišką tą vestuvių sertifikatą, vienas yra lietuviškas, kitas angliškas, dėl vertimo gal dėl to nedavė, nes aš sakau, buvau kažkaip praskaičius, kad tą duos tą užtruks įtraukti į lietuvišką tą apskaitą, sako, gal bus porą mėnesių, sakau, man tik mėnuo beliko iki ten 1,5 mėnesio iki to skrydžio, kur jau norėjau pasą atgauti. Ateiti, gal tas pasas po 2 savaičių, viskas jau buvo padaryti. Šiaip labai greitai ambasadai pasai ateina. Dublin, tai žiauriai. Labai pagiros Dublino ambasadė, nes su tuo, kas liečia pasai, rimtai, ten 10 dienų, ne, mes netgi kitoj šaly gyvenom. Žiauriai greitai, ne? Lietuvoje tu už tokius pinigus, kiek turi mokėti, tai jaučiu, gal tiek negauna. Čia atgal kiek paštas bent suskradina jos greitai. Maladiec jo. Patys ten štampuoja, tek, bla. Pats iškepa iš spaudintuvų. Dar dabar tokia irgi gal pravers, kam nors tokia informacija. Atsimenu, jau mes čia žvengiam, kad mano gyvenime atsitinka viskas, apie ką mes pašnekam. Absoliučiai, ne? Tai atsimenu, kai šnekėjom apie privačius pensijų draudimus. Nu, žodžiu. Aš tai pasakysiu, čia čia paslaptis, turiu tetę, Katras irgi jau yra pensininkas ir jam, žodžiu, dėl sveikatos būklės
kad jis kadangi taupo tos pinigus privačiam fonde, vakar tokį bairį sužinojau, kas yra žiauriai gerai iš tikrųjų. Nu kaip žiauriai, žodžiu, mano tetė yra paskirta terminė liga, kur sako, kad prašom, tu nepasveiksi, žodžiu, tau šakės. Tėtis yra įdarbintas. Šiuo metu jis yra ant biuletenio. Tai žodžiu, kiekvienoje kompanijoje yra tas polisas, po kiek laiko gali tokį žmogų atleisti. Bet jie pasirodo negali atleisti. Jie tavęs prašo, kad tu sutiktum būti atleistas. Tai reiškia, pavyzdžiui, vienose kompanijose tavęs gali prašyti po 6 mėnesių, o kituose po metų. Tai žodžiu, mano tėtis taupo pinigus privačiam pensijų fonde, ten taupo, kapsi tie pinigėliai. Nesusimašyti, tu turiu omeny privačiam pensijų fonde per darbą, ar atskirai dar nuo darbo? Ne, tai čia visi daugama taupo per darbą. Yra pensijų fondas, į kurį jisai taupo, žodžiu. Tai taupo tos pinigėlius, tai jam atsitinka toks dalykas, kad jis jos tos pinigus jau gali paimti. Žodžiu, tai kadangi jam yra ta terminal liga, jisai ten nuo pensijos fondo priklauso, kiek tu ten atgausi procentais, kiek jie savo pasilieka, žodžiu, esmė tokia, kad jis atsiims tos pinigus, viskas yra okei, super, duper, bet ką aš norėjau pasakyti, kad jeigu tu turi tokį pensijinį draudimą, kur tu taupai per darbą, kartu su darbdaviu, ir jeigu tu numiršti, būdamas įdarbintas, tau sumoka metų atlyginimą. Ne tau, jau darbovietė ar draudimas? Ne, tai tu gauni kaip šeimos nariai, kaip gauni kaip palikimą. Supranti, tu gauni, jūs įsivaizduokite, jeigu tu esi numiršti, turėdamas pensijinį draudimą, privatų, tą, kur taupai kartu su darbdaviu, tu numiršti įdarbintas, tai tavo artimi žmonės gauna metų atlyginimą. Jūs įsivaizduojat? Didelį pinigą. Žiauriai gerai. 20, 30, 40 tūkstančių. Jūs pagalvojate, kad čia yra žiauriai gerai. Ta prasme. Ir mane vakar čia biški paprotino, kad sako, ar tėtė jau siūlė, ar klausė, kad sako, kad būtų atleistas. Sako, tai kaip gali siūlyti, klausti, ar galiu būti atleistas. Jo, jie sako, žinok, nes jeigu, sako, jums ir nesako ta kompanija, kuris dirba, pasiūlys po metų, kad jau tu, žinai, viskas užimi vietą, čia bla bla bla, mes tau išmokėsim išeitinę ten 2 mėnesiai ar kažkiek, tiesiog konkrečiai jo kompanija 2 mėnesiai, bet jūs, sako, nesutikit. Įsivaizduoji, tu gali... Kaip šitai jums tai pasakė? Žmonės, kurie dirba tą darbą. Jo, labai dėkinga tam žmogui. Tu gali žinot, kol tu nesusidūrė. Ir aš tikrai nežinojau, ir man toks nušvitimas blemba, galvoju, kaip gerai jūs įsivaizduojate, Ir pavyzdžiui, tu atrodo, kai jau gauni tau tą pasiūlymą būti atleistas, tu priminė to, kaip prisiūlymą, bet kaip būtinybę, kad jau viskas. Polisas sako metai, tai tu ir viskas turi išeiti, pasirašai, tau davė atlyginimą už 2 mėnesius ir laimingas. Bet kai tuo tarpu tu gali išlošti savo šeimai metų atlyginimą. Tai pasidomėkite tais privačiais fondais, iš tikrųjų žiauriai gerai yra tie, kas mes tikrai nei vienas negyvensim su saulė. Ir čia yra labai geras būdas taupyti pinigus. Labai. Nes aš dabar vakar kaip tik, aš turiu per 2 darbovietės kaupus, vadinasi, man atrodo, Defined Contribution Pension Scheme. Tai angliškai su darbovietė, kur yra, ir vakar kaip tik aš turiu 2 ir noriu jas perskelti į vieną, kur matau apsę, kiek jau yra ten prikapsi, žinai, kad viskas būtų lengva. Bet biškai užtrunku, nes pavardės ir adresai yra kur 10 metų atgal, kur dirbau, žinai, tai aš neatsimenu nei adreso, nei e-mailų kokį naudojau. Karoči, tai dabar skambinėjau, tvarkausi, tai vakar vieną perkelė ir taip lengva, paprasta, matai, aiškiai, kad... Už perkelimą, tai skaičiuoja pinigus už perkelimą. Kiek, dabar nežinau, dar nerodo, bet kiek sakė, kad nieko nėra, nes jie vis tiek pasiema. Nes yra tokios kompanijos, nenoriu čia, tiksliau, nenoriu sakyti, todėl, kad aš tiksliai neprisimenu, kaip vadinasi, konkreti kompanija, kuri sujungia pensijas. Viena yra Orego, žinau, daro, ta kur man. Jo, bet jos būna mokamos šiaip. Jos nedaro tai už ačiū. Jos tau sujungia visas pensijas į vieną, bet pasiema mokestį. Nežinau, galbūt niekas man nieko nesakė, vakar tik parašiau mailą, kad susitvarkiau viską, iš karto atrašė, sako, pervedimas vyksta, tai... Bet kadangi mano, tai va... Tai kad jeigu nuskaičios ten kažkiek, žinai, man geriau sumokėti, kad būtų viskas apsė vienoje vietoje, nes man dabar per kelias savaitės
kur buvo atostogos, nieko ir man jau 10 svarų prikapsėjo. Kaip reikia saugoti visokius šudeliakus, lapakus, atrodo, vat gavau kažkokį laišką iš kažkokios pensijos, ne, išmečiau, ne? Tai va, mums taip ir atsitiko, prisijungiau čia prie jo to pensijos, žiūriu 37 svarai. What the fuck, kaip čia gali būti, ne? Ir matau, nuo 17 metų iki 23 yra 20. Tai sakau, kas čia? Tai sako, nesprantu, sako, šiaip tai man vis laiką nuskaičiuoja tos pinigus, aš nežinau, kaip yra, ne? Ir kaip tu turi kiekvieną gavęs va tokį laišką išanalizuoti ir pažiūrėti, kas tai iš tikrųjų yra. Pasirodo, jo kompanija kažkurio metu keitėsi pavadinimai, pasidarė atskira kompanija, tai jisai dalis pinigų liko tie 3-7, o kita dalis išėjo į kažkokį kitą fondą. Ir tu apie jį net nežinai, ne, tik kaip surasti, ne. Tai vėl, čia galit žinoti tą informaciją mūsų podcast'e apie pensijas, kur šnekėjome, ne. Kaip padaryti, kaip surasti, kiek turi, kur ir kiek turi pensijas. Susiraskite podcast'ą. Jo, tai va. Gerai. Tai va. Nu va, kas toliau? Mirtis, alyvose. Bet tai mirtis irgi taip pat, ne? Viskas yra tas pats. Kaip ir natūralus gyvenimo procesas. Tai žinau, kad labai liūdna. Žinau, žmonės tokie biškiai gal kitokią gaidą paversti tą mirtį. Sako, žmonių kartais didžiausia motyvacija yra mirtis, nes tu žinai, kad tu mirsi anksčiau ir vėliau, tai tu eini per gyvenimą ir darai, nori pamatyti, nes tu žinai, gal tau rytoj tavo autobusas. Jo, gal teisybė, jeigu žinotum, kad jam žinai gyveni, sakytum, ai, kam čia važiuoti, kad nors gyvenį nuvažiuosiu. Ai, dabar būsiu stora, valgysiu spurgas. Nu, mes už po 200 metų būsiu. Ne nuo pirmadienio būtų, nuo kitų metų. 3000-aisiais. Arba čia biškį laiko turi. Arba sakytų, varom kur nors. Ai! Kitais. Paukuk 10 metų. Kad nors gyvenim dar nuvarys. Jo, tai sako, kaip būtų taip, bet tu tai apie tai kiekvieną dieną negalvoji, bet pasąmonėje žmonių tu žinai, kad tau tai bus, kad tu turi tik tą vieną gyvenimą, kad tu vieną kartą būsi tik 18, vieną kartą tik tai būsi suaugęs žmogus ir paskui būsi pensininkas, nes yra gyvenimo procesas. Bet tai va, jeigu taip nutiktų, kad tavo, dėkim, kažkoks teritorius artimas numiršta, tai ką daryti taip? Visų pirma, patikrinti, ar jis turi gyvybės draudimą. Dažniausiai man reikia mirtį užregistruoti. Išsimt mirties liūdimą, tai gal pirmas dalykas, ne? Ar jau iškart fondą iškart? Kur babkės? Kur? Ne, aš jau paskambinu, labai atsiprašom, žodžiu, nieko. Gerai, ačiū. Tai kur ta pensija? Ne, aš jau supratau šitą kaip logiškai, kad tau duos tą mirties liūdimą, nes tavo žmogus vis tiek buvo ligoninė, kažkur tu jį gausi. Išrašą duoda, po to reikėti į savivaldybę vėl registruoti. Taip pat kaip ir su visais dokumentais tas pats, kur darėm, kur šnekėjom. Tai bet esmė ir tame, kaip aš jau gilinausi, ką daryti, kai jis jau yra miręs ir kaip tau jį, pavyzdžiui, pergabenti palaikus į Lietuvą. Tai ir du variantai, aišku, arba karstą tu nori pergabenti, arba urnai. Skirtumas yra tas, kad jeigu urnai yra, nežinau, 100% paprasčiau, o karstė, nežinau kiek Europoje, bet žinau, pavyzdžiui, Reinaras tą funkciją daro, kad karstą pargabenti, bet yra tik tai vienas oro uostas iš viso Reinaros, kur skrenda iš UK, viso oro uosto yra tik tai vienas. Londone, man atrodo, Stansadas, jeigu neklystu, ir jeigu tu nori tą funkciją, pavyzdžiui, pasirinkti, tu turi pasiskambinti atskirų numerių ir užsibukinti ir susimokėti belenkiek pinigų. Nes su karstu yra labai brangiai. Šiaip tai europietiškas biznis, tas toksai, kažkam nelaimė, kažkam biznis, suprantat? Jo, taip yra visur, bet taip yra. Čiagi, sako, laidojimo namai, taigi čia yra nesibaigiantis biznis. Taip ir bus visada. Kaip ir atidarai batų parduotuvę ir sako, žinai, kas būna sezonas, trendas nebebuvo, o tokie bizniai kaip ir viskas. Tau vyks visą gyvenimą. Tai yra, kaip ir yra skraidina, tai taip ir lygiai taip pat yra ir autobusiukų kompanijos, katros veža. Šiaip tai aš nesu girdėjusi kažkaip iš lietuvių, kad skraidintų, tai iš mūsų tai visi veža. Tai va, aš dėl to ir galvojau, kad, nes klausiau Londono ambasados klausiau ir jie sako, beveik niekas neskraidina, nes yra nežmoniški pinigai, sako, dažniausiai žmonės susiranda paprastus vairuotojus. Gerai, dabar tu man tokia čia nei tema, bet jaučiu jau tos moteris ambasadoj galvoj. Vėl tą kurvą skambina. Skambinės šiandien. Tai ženės, tris lavonus. Aš rašau
Rašau e-mailą, kad būtų... Ir tau atsako? Jo. Maladės. Tai va, o dabar iš karto vėl, žinai, kaip sako, sumuštinio principo, ne, blogas, geras dalykas, blogas, geras, ne. Tai dabar Dublino ambasadai šitie tai neatsako e-mailus. Man tai atsakė. Aš kai turėjau problemų dėl Danieliaus ar savo paso, į dieną po 3 kartus susirašinėdavom. Pirmin. Man neatsakė. Žodžiu. Plius, kai aš parašiau Londono ambasadą, kur suradau e-mailą, kuris su tuo dylina, parašiau jiem, iš karto atėjo automatic reply, bandyk rašyti ir šito e-mailą. Tai aš tą patį savo e-mailą persiunčiau jiem ir tas kitas e-mailas iš karto atrašė. Gerai, viskas. Vieną žodžiu. Rašykit, atsakysiu. Tai va, kai žmogus numiršta, tu turi visus tu turi nuspręsti, ar su karstu, ar urna. Kadangi yra su karstu, yra variantų, bet esminis dalykas ir iš karto eini į laidojimo namus. Tai laidojimo namai klausia, ar tu viską darysi ir mokėsi, ar darys draudimo kompanija. Nes dažniausiai, jeigu žmogus buvo tas draustas, tai dažniausiai sako, būk ramus, tau nieko daryti nereikia, su draudimo kompanijai gali sutvarkyti viską, ir pargabenimą, ir su karstu, ar su urna, tau skrydžius, nupirkti, užsakyti, kokius reikia, visą kitą, bla, bla, bla. Esmė dabar tokia yra, jeigu tu kremuoji, degini tą žmogų, tos palaikus, ne žmogus jau miręs palaikus, dar to reikia irgi to sertifikatų, kad jis yra kremuotas. Tai irgi turbūt reikės įsiversti tą apostilę ir įvertimą į Lietuvą. Tai dabar, kad gabenti urną į Lietuvą, jinai turi būti būtinai preferable, tipo medinė, kad nebūtų metalinė, kad jin perėjintų per X-rėjų. Nes jeigu metalas ar ten kažkoks tas stainless steel, nepraeis. Ir jinai turi būtinai su to skriu, kad būtų uždaroma, kad galėtų ją, kad neatsakysiu, bet kad neatsidarytų ir nebūtų. Jį gali dėti į rankį. Oro uostą ir... Tai žmogus norėjo būti Lietuvoje, sorry, oro uostą. Stanstas oro uostą, likai. Amžinai. Hendlė, siurblė. Sorry. Tai va, dėl to ir juodas humoras, bet dėl to ir rašo paprastus dalykus, kad ta urna būtų standariai uždaroma, jeigu galima apklijuoti, ir ją vežios tiesiog rankiniam bagažui, tiesiog pažiūrėk, kad tau būtų nutilptų, arba ten dasipirk ekstra tą lagaminuką ar kažką. O su karstu, karstas irgi turi būti dar kažkokį tą vieną iš tų leidimų kopiją turi dėti į vidaus karstą. Jeigu yra nekremuotas, o tam karstą turi gauti leidimą, kad tame žmoguje nėra nieko kito, tik tai tas žmogus, kad ten nebūtų kontrabandos, narkotikų, ginklų ir ten visą kitą. Prie to paties, ne? Jo, kad pasienis atidarytų ir, yra įrodymų. Ten užtampuoja viską irgi, žinai. Jo, ir karstas irgi turi būti atitinkamo reikalavimai. Tie reikalavimai, jo. Tokia yra visa esmė. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus neturi draudimo, ir ten, pavyzdžiui, mano ten koks ten brolis, kurio neturi, nenumirė ir jisai neturi pinigų, neturi nieko, tada aš turiu pasirengu savanoriškai sumokėti už jo. Jeigu aš neturiu pinigų, tai aš galiu paprašyti laidojimo namų padaryti viską patį pigiausią karstą, Jeigu žmogus, tu žinai, kad tavo gatvį numerė kažkoks lietuvis ir tu nežinai jo giminių ir niekas, arba jisai neturi jokių giminių, neturi vaikų, neturi brolių, ten yra koks našlaitis, yra variantas parašyti į ambasadą, o kitas dalykas yra dar kreiptis į to žmogaus Lietuvoje registruotą savivaldybę, jeigu tu nežinai, jį atseks. Jeigu tu žinai, kad jis ten gyvena kokie nors ten plungiai, tai tu į plungę savivaldybę gali jiem parašyti ir jie suteikia, blemba, jeigu neklys kažkur bus rašyti 330 ar 230 ar 320 eurų ta pašalpa mirties, valstybė, kad valstybė palaidotų, arba kad tu čia sumokėtum, kad jie palaidotų ir pargaventų į Lietuvą. Jūs sakote tos, kur valstybė laidoja, galvojate, jūs gabena į Lietuvą? Aš nemanau. Palaikus aš galvoju, gal, ne, tos palaikus negabena, bet kažkas pasilieka jos ar kažką. Čia valstybė irgi palaidoja. Yra kapinės skirtos tokiem žmonėm, kad jie neturi nieko, jų nieks į Lietuvą neveža jo. Bet žinau, kad ta pašalpa yra, sakau... Arba net pažinti žmonės, kur būna irgi, ne? Tai sakau, 300 ar... Yra jo tokia pašalpėlė, žodžiu, tai va. Tai va, duok Dieve tokios nelaimės niekam, mane. Duok Dieve, kad sveiki gyvi. Reiktų kuo mažiau.
tokių... Bet irgi reikia kreiptis kad pergamana į ambasadą, žinai, kad žinotų, kad... Taip, nes lygiai taip pat... Jo, ambasadą kreiptis gali irgi preferable. Geriausiu atveju geriau kreiptis nuvažiavus, pateikti dokumentus, bet galima ir paštų išsiųsti, galima ir tuo e-mailu išsiųsti viską. Jo. Aš tikrai tikiu, kad yra tokių žmonių, kad jie numiršta čia, tie lietuviai, kiti net galbūt ir turi ten kokius tolimus, bet nieks nežino, nieks nepažįsta, nebendrauja ir čia, žinai, paėmė, palaidojo kaip visus ir viskas, ne ten prie, ar net pažinto, ar prie tų, kur nieko neturi kapuose ir viskas. Čia. Jo. Nes aš esu mačius daug postų Facebook'e, kur sako, panos, ką man daryti, žinau, kad darbė mirė kažkoks lietuvis, bet jisai, žinau, kad vienas pats neturi jokių giminių. Tai va, jai atsakymas, kad tu gali bandyti kreiptis į savivaldybę Lietuvos, gauti ten tos 300, jie padės čia palaidoti, arba sumokėti 300 ir pačiai. Bet žinai ką, tas iš savivaldybės priklauso kaip čia, kiekvienam žmogui. Jo. Ne tai, kad gal kiekvienam, bet ten kažkaip tais vėl, kad yra išlaikome, blablabla, kažkokias gauna tas pašalpas, visą kitą, ne? Nes jeigu tu esi tėvas, motina ar vaikas, tie turi sumokėti. Bet lygiai taip pat čia ir čia. Tai jeigu jisai žmogus numirė čia, tai valstybė nepaliks šaldytuvę stovėti, nepaliks, neišmes už tvoros, ne? Jį lygiai taip pat, kaip ir visus kitus, ar ten benamius, ar ten vienišų žmonės, kad negalėjo pasirūpinti savo išėjimu. Jie sutvarko, mes visi žmogiški žmonės. Prūdą. Ačiū Dievui, blemba. Gerai, dabar dar apie tą black joke, žinai. O angliškai, kad tau reikia tos mirties sertifikato ar to gabenimo sertifikato, toks keis vadinasi laser pazer. Dar jis yra iš angliškai. Laser pazer. Kur yra, kad karstą arba urną reikia konsulinių leidimo, kuris yra rašomas laisvą ranką, tada jau reikia paso, HDP išrašo, mirties išrašo HDP ir viso kito, kad tą pergabinti. Aš apie tą juodą juoką, žinai. Ir grįšim prieš kalėdas. Jo, mes Lietuvoje, kaip sakom, kaip juokaujam ir kad nors va tokio pasakom ir prieš tai va tu sakai, ne, eik, tu čia juodas humoras, ne? Aš praeitą kartą tada saugus, kai važiavome į tą ambasadą, ten tų dokumentų tvarkyta, šiai ten kažką pasakiau, matau, kad vaikas nekirto, žinai, sakau, čia Andrėja juodas humoras, sakau, žinai, black joke. Ir taip žiūri mane, mama, taip nesakyk. Sakau, kodėl? Aš iškart galvoju ir visi kiti žmonės galvoja, kad tu kalbi apie juodus žmonės, kaip jinai sako, žinai, apie juodus žmonės. Sako, tu turi sakyti dark. Gerai, ačiū vaikas. Blemba, dabar ačiū tokia faina istorija. Kai mes buvom tam Amerikai Palm Springs'e, tai ten turbūt, žinai, kur visi dabar tas trendas, gėjai, lesbietės, visokie, trans visokie. Tai va ten turbūt tai yra sostinė tų visų žmonių. Ne kad... Filipinuose, šiaip galvoju, ne? Bet ten ir yra, nes tu sėdi bare ir tu žiūri, eina... Dermas man sako, žiūrėk, pareina. Atsisuku, žiūrėk, normali pora. Nes kas 5, kas 7 yra tik tai normali, kur atrodo vyras ir moteris. O gal irgi tik atrodo. Arba tik atrodo, jo. Bet tai buvo fainai tokia jo viena moteris, kokie 60-mečiai gal jau, eina moteris ir jos vyras, kuris yra aukštas, stambus, su tokia ryška geltona, pūsta suknelė, čia tokia karunaitė. Jisai? Jo. Ir jisai vaikšto, raudoni nagai, su to vyriško balso, žinai, nieko nepasidaręs, tas matus, kad jisai yra vyras, raumeningas, rankos, plaukai, viską, ir ta geltona ryškia suknelė ir eina, būtų džiaugiasi. Ir mes buvom ten tokioj vietoj, kur į kalną, ten į kalną važiuoti, keltis, ir tenai nėra ryšio. Atvažiavo Uberis mumis paimti, ir sako, čia buvo mūsų paskutinį dieną, sako, tai kaip jums čia patinka, jo, sako, Dermats, jo, čia, žinai, čia labai fainai, ir jisai, aš kaip sėdėjau gali žiūri prieki savo telefoną, bando įjungti, išjungti, nes kad ryšys vėl grįžtų, nes ten, žinai, vidurį dykumos nieko nėra. Ir jisai sako, jo, sako, tas vairuotojas sako, jo, jisai indas kažkoks. Ir jisai sako, o kaip čia fainai, sako, jo, čia yra, sako, čia yra, sako, gėjų mėgstamiausias miestas. Nes kas,
Paskui atkreipėm dėmesį, padavėjai, laikrodžiai, visur yra vaivorykštė, maži simboliai, bet tokie nerašytiniai, bet pilna, kai atkreipi dėmesio. Ir jisai sako, oh yes, it's very good for gays, oh lesbians, very good. Man masažą turėjau padaryti, mes su draugė atvarom 2 masažą, abi 2 lesbietis matus atvarė, žinai. Nu, jų yra pilna, ir jisai sako, jo, sakau, dar, aš jau tam, žinai, sakau, neapsakyk apie tus gėjus nieko. Jisai sako, jo, gėjais, very good, ten, žinai, varo, jo, kad čia tikrai su gėjais, visą tą, žinai, šalis. Tik išlipam, sakau, dar matai, blėt, sakau, nesupratai, kad sakau, nebešnekėt, sakau, kodėl? Sako, nes aš matau, jis telefoną įjungia, matau jo screenshotas ir kaip tas vairuotojas su savo vyru ten bučiuojasi. Ne, sakau, kad tik kažko nepasakytum. Bet ne, tas vairuotojas jau turbūt jie pripratinės. Jie patys sako, kaip jiem čia yra fainiai. Gerai, kad fainiai žmonėms, tegu džiaugias gyvenimu. Tai va, šunuoliai. Jo, tai va. Tikiuosi, kad visiems pravertė šitą laidą, šitie dokumentai, visi sužinojot, ką daryti, kaip ką daryti. Gyvenimo atvejais. Jo, gavot nuostabų konkursėlį, kur dar kartą paskaitykite pas mus emigrantės Anai, kaip jame dalyvauti. Ačiū labai, Brigita, tau už dovanas, nuoširdžiai. Ir mano vardą neteisingai parašė. Nu ką padarysi, dovanų tam ar klaidą? Nesakau, teisingai parašė. Taip. Aš pripratus gausiu blogų vardų. Tai dar kartą aš norėčiau irgi padėkoti Brigitai. Tikrai tas Brigitos knygų klubas pats didžiausias viso UK, ten belenkiek tūkstančių yra tų knygų. Kas va prieš Kalėdas ieško dovanos, parašykite tą grupę, pasieškokit. Knygų yra ir naujų, yra dėvėtų, yra tokių senovinių su geltonais puslapiais. Tai labai rekomenduoju, sakau, žiauriai fainai. Tai va, o mes dėkojom, kad jūs mus žiūrėjot, kad laikinat, dėkojam už komentarus, gerus ir blogus kaip visada, ir nepamirškite dalintis, ir būtinai paspausti, sekti ar prenumeruoti, ar subscribinti YouTube kanale mūsų emigrantės. Jo, tai va. Dėkui. Ir iki greito. Susitiksim prieš Kalėdas, ane? Tuts, gerai, iki čia. Ate.